Labą dieną, gerbiami svečiai, Vilniaus universiteto akademinės bendruomenės nariai. Aš esu Ignas Kazakevičius, Vilniaus universiteto jaunų energetikų klubo prezidentas. Džiaugiuosi, kad šiandien susirinko tiek daug žmonių, kuriems yra įdomi Lietuvos energetikos ateitis. Tai žmonėms, kurie nelabai daug žino apie jaunų energetikų klubą, trumpai užsiminsiu apie mus keletą žodžių. Tai mūsų vizija yra brandi ir energetiškai raštinga visuomenė. Ir suprasdami būtent šio aspekto vertę, mes organizuojame viešas paskaitas, kurių metu aptarėme, kaip veikia įvairūs energetikos šaltiniai, kaip jie sąveikauja tarpusavyje, kaip jie sąveikauja bendroje energetikos sistemoje, taip pat kaip sąveikauja įvairios energetikos sistemos tarp valstybinių mastų. Ir visas šitas bendras suvokimas ugdo tos žmonės, kurie galėtų priimti valstybėje svarbius sprendimus. Taigi, dabar šiandien turime trečiąjį savo paskaitų ciklo renginį Lietuvos energetikos kryptys ir tendencijos kartu su energetikos ministru Roku Masiuliu. Tai mūsų klubas taip pat vadovaujasi filosofija, kad pats blogiausias klausimas yra nepaklaustas klausimas. Todėl drąsiai raginu visus užduoti jums rūpimus klausimus ir linkiu malonios diskusijos. Dabar kviečiu įžanginį žodį tarti poną Roką Žilinską. Prašom. Gerą dieną, bičiuliai, studentai, akademinės bendruomenės atstovai, gerbiamas ministrė. Kokia svarbi yra energetika, šią auditoriją aiškinti nebereikia. Energetika yra viskas. Elektra yra visuomenės, valstybės kraujas, laidai, kuriais įteka yra mūsų valstybės, mūsų ekonomikos kraujagyslės. Energetikos būklė ir perspektyva labai gerai atspindi mūsų valstybės sąmonės būklę ir viziją. Mes neturime vizijos. Mes nežinome, kur mes einame, kur būsime po 10, 20, o gal ir 50 metų. Esminis klausimas. Ar pirksime kur pigiau, ar gaminsime patys? Jeigu pirksime, turime labai aiškiai suvokti, kad didžioji dalis vidutinės šeimos pajamų atitenka mokesčiams už energiją ir jos išteklius. Ir jeigu mes ją perkame užsienyje, tai didžioji dalis vidutinės šeimos pajamų išeina už Lietuvos sienų ir ten už Lietuvos sienų už tuos pinigus yra kuriama gerovė, kuriamos darbo vietos, mokami mokesčiai. Pildomi biudžetai, ne mūsų šalies. Jeigu gaminsime patys, kaip gaminsime? Lietuva yra branduolinės energetikos valstybė, elitinio branduolinės energetikos klubo narė. Hitachi pasakė iš pradžių, kad Lietuvoje bus iki naujųjų, dabar lyg ir turi kantrybės palaukti iki rinkimų. Kas bus, jeigu Hitachi išeis? Kaip tai paveiks Lietuvos valstybės įvaizdį kaip patikimos investicijų partnerės? Ar mes sugebėsime po to prisitraukti rimtų investicijų? Ar tik tai paskirus vėjo malūnėlius? Šiandien jūs turite galimybę išgauti atsakymus iš žmogaus, lemiančio mūsų ne tik energetikos, mūsų valstybės ateitį. Dėl to linkiu jums rimtos diskusijos, rimto požiūrio labai aiškiai suvokiant, ką jūs ir taip suvokite. Energetika yra viskas. Kiek jinai yra svarbi, tai reikia įsivaizduoti, kas būtų, jeigu staiga visur dingtų elektra. Taigi linkėdamas, kad taip niekada neatsitiktų, linkiu produktyvios diskusijos. Ministrė, gerbiamas docentė, prezidentė, mėly studentai ir miela profesūra. Ačiū.
Dabar kviečiu žodį tarti Vilniaus universiteto energetikos fizikos centro vedėją, docentą daktarą Lauryną Juodį. Labą dieną. Taip, ačiū irgi, kad esu pakviestas į studentų renginį. Aš taip pat labai, sakyčiau, galėčiau. Taip pat manau, kad iš tiesų sutinku labai gerai, kad susitinkame ir šnekamės, kadangi iš tiesų, mano nuomonė, bendrai šnekant, vizijos ir matymo trūksta. Ta prasme, sutarimo tiek mūsų šalies viduje, ką mes norime daryti toliau, o taip pat, kas ir dedasi aplink Lietuvą šalia, tarsi ir už mūsų sienų, bet nebūkime tokie ramūs, kad yra kažkur toli, kartais gali pasidaryti ir gana arti. Tai aš manau, mes tuos klausimus šiandien paliesime, reiškia tiek vidaus mūsų, tiek ir aplink Lietuvą vykstančius procesus panalizuosime ir aš to tikėdamasis linkiu geros diskusijos. Ačiū. Taigi, trumpai aptarsiu mūsų renginio programą. Dabar įžanginį žodį tarps ponas Rokas Masiulis, kuris taip pat pristatys savo pranešimą apie Lietuvos energetikos viziją. Tada mes turėsime diskusiją, kurios metu aš su ponu Laurynu Juodžiu būsime moderatoriai ir uždavinėsime ministrui klausimus. Taip pat uždavinėti klausimus yra kviečiama ir auditorija. Tai prašom, gerbiamas ministrė. Galime čia sėdėti? Gerai. Čia bus prezentacija. Jeigu nieko prieš, aš sėdėdamas šiek tiek ilgiau reikės pasėdėti, stovėti gali skaus kojas. Labai malonu man būti čia su jumis. Nežinau, ar dalis iš jūsų žinojo ar ne, bet aš kurį laiką mokinausi irgi fizikos fakultete. Gal mano istorija netokia, sakykime, sėkminga fiziko kaip jūsų, nes nuoširdžiai prisipažinsiu, baigęs mokyklą, nelabai žinojau, kur stoti, ką iš vis daryti gyvenime. Ir tikrai abudu su broliu, aš turiu dvynį brolį ir mes abudu svarstėm, kur galima būtų įstoti. Ir gal tėčio amžinatilsį pavyzdys, jisai buvo baigęs fiziką, matematiką, mums mokykloje fizika nelabai gerai sekėsi. Bet tėvas kažkaip įkalbėjo, kad gal reiktų pabandyti į fiziką, vis dėlto toks rimtas mokslas, gal reiktų pabandyti. Sėkmė buvo tame, taip pat, kad į fizikos fakultetą labai nedaug buvo stojančių. Tai daugiau šansų buvo įstoti. Vasaros metu tėvai nusamdė repetitorių ir išmokome su broliu fizikos matematikos kursus, kur mokykloje nebuvom išmokę. Ir įstojame į fizikos fakultetą. Bet mokslas, sakyčiau, nelabai gerai sekėsi, daugiau dėl to, kad to interesų nebuvo. Tas, kas mokosi fizikoje, puikiai supras, kad jeigu nepatinka tau fizika, tai tu negalėsi mokintis tų 4, 6, gal 8 valandų per dieną, kurių tikrai reikia, nes fizika yra imlus žinių mokslas, reikia tiesiog didelį kiekį dalykų išmokti. Tai mūsų brolių mums pasiūlė tuometinis profesorius Aloyzas Sakalas fizikos fakultete. Kažkaip jis pirmasis išvilgė, kad mums fizika ne ta tema, kur geriausiai sekasi. Pasiūlė persivesti ekonomiką ir tai buvo lemtingas sprendimas, persidusi ekonomiką, gyvenimas kaip sviestu pradėjo pateptas eitis. Tikrai, palyginus ekonomikos fakultetą, fizikos fakultetą, nepalyginsi, kaip lengviau mokintis. Pažymiai buvo patys geriausi. Ir baigiam labai gerai mokslus ir toliau karjeros neblogai sekėsi, brolis dabar vadovauja Tele2 kompanijai, o man, matot, ne tik į ministrą nuėjau. Tai
Bet tie prisiminimai iš to fakulteto, iš tos auditorijos, nors šitoj nežinau, ar esu buvęs, bet tos didesnės auditorijos visas gerai pažįstamas. Fizikos fakultetas giliai strigo galvoju. Tai tikrai labai malonu grįžti. Pirmą kartą po tiek metų grįžau į šitą fakultetą, pravedė mane jūsų prezidentas per fizikos fakultetą. Tikrai labai malonu. Apie energetiką. Trumpai aš pristatysiu, kas yra pasiekta energetikoje, po to su malonumu atsakysiu jūsų klausimus. Gal tik norėčiau pradžiai pasakyti savo viziją, kaip aš įsivaizduoju, koks energetikos yra tikslas. Manau, kad energetikos, kaip ir bet kokios kitos ūkio srities tikslas, stiprinti valstybę. Stiprinti valstybę mes galim keliais būdais. Vienas, tai protingai išdėlioti savo energetikos ūkį, kad jisai būtų mažiau paveikiamas išorinių negatyvių jėgų, o patikėkit, tokių jėgų yra. Tas, kas nors kiek pauostęs politikos, tas nors kiek pauostęs tikrosios energetikos, žino, kad energetika yra lygų tarptautiniai santykiai, energetika yra lygų politika. Dėl to energetika ir žavis sritis, kad joje persipina praktiškai visi politikos aspektai, ir tarptautiniai santykiai, ir ekonominė politika, mokesčių politika, verslo vystymo krypčių, jau ir gerbiamas Žilinskas užsiminė, kad tikrai yra pasirinkimas ar importuoti, ar gaminti patiem, bet klausimas nėra toks jau paprastas. Kaip ir dauguma mūsų gyvenimo klausimų, iš paviršiaus mums jie atrodo vienaip, bet jeigu mes jas išardom gabaliukais, mes vėliau susidarom visai kitą vaizdą. Čia taip pat, jeigu nori suvokti, kaip veikia šaldytuvas, turi išrinkti jį detalėmis ir tik tai tada sužinosi, kaip jisai veikia. Iš paviršiaus daug dalykų atrodo labai panašus, arba kaip tik duoda visai kitą vaizdą. Tai aš pabandysiu irgi Astravo klausimą paliesti, kuris dabar labai aktualus yra ir tikėtina labai stipriai bus politizuotas, bent per sekančius 8-9 mėnesius. Tai aš pabandysiu jums paaiškinti, kiek įmanoma supaprastindamas tą klausimą, kiek daug klausimų reikia atsakyti, norint atsakyti ir šį klausimą, ir kiek pasirinkimų reikia padaryti. Taip kad energetikos tikslas stiprinti mūsų valstybę per pačią energetinę sistemą, kad ji būtų kuo mažiau pažeidžiama, tuo pačiu sudarytų stabilesnę aplinką mūsų verslui. Verslas galėtų geriau prognozuodamas galėtų sudėlioti geriau savo veiklą ir sėkmingai ją vykdyti. Bet nemažesnis aspektas, kad aš tikiu, kad energetika turi stiprinti ir žmonės. Ir žmonės galima stiprinti įvairiai. Vienas, aišku, įdarbinant juos, duodant jiem atlyginimą, bet kitas, manau, galbūt net svarbesnis dalykas, tai duoti žmonėm viltį. Ir jeigu mes Lietuvoje sėkmingai tvarkysim savo energetiką, sėkmingai tvarkysim ekonomiką, sėkmingai tvarkysim transportą, sėkmingai tvarkysim miestus ir visas kitas mūsų valstybės rytis, tai mūsų žmonės pradės tikėti. Jie pradės tikėti, kad įmanoma gerai padaryti, įmanoma kažką padaryti unikalaus. Ir dėl to aš savo darbę vadovaujuos tuo, kad iš mūsų energetinių įmonių, iš žmonių reikalauju, kad jie padarytų daugiau negu iš jų tikisi. Kad kiekviena įmonė sukurtų kažką tai unikalaus tokio, kas Lietuvoje būtų pirmą kartą padaromas. Kad mūsų žmonės pamatytų, kad mes galim padaryti. Aš apsuksiu tą patį dalyką iš kitos pusės. Aš kaip energetikos ministras gaunu mūsų saugumo departamento ataskaitas apie tai, ką daro tos valstybės, kur nenori mums gero. Ir jeigu jūs pasižiūrėtumėt propagandą Rusijai, kuri yra kalbama apie energetiką, tai pagrindinė kryptis yra menkinimas pasiekimų. Sumenkinti pasiekimus, kuriuos mūsų valstybė padarė. Menkint galima įvairiai, kad pasirinktas kvailas variantas, padaryta per brangiai, suklysta kažkuriuose skaičiavimuose, apsirikta ir vėl neteisingai padaryta. Pasižiūrėkite, taip pat ir mūsų spaudoje daug tų dalykų pasirodo. Dalis iš jų tiesiog natūraliai žmonės mėgsta vieni kritikuoti,
Tai taip, to neatmesi ir tai sveikas dalykas, mes tą ir turim valstybės viduje daryti, bet dalis dalykų yra metodiški, labai taiklus. Kai aš tas ataskaitas skaitau, kaip taisyklė, aš juose neperskaitau absoliučiai nieko naujo. Dėl to, kad tą dalyką aš jau sužinojau iš mūsų spaudos, iš mūsų televizijos. Dauguma tų dalykų jau yra žinomi, nes jie yra mūsų viešoje erdvėje. Tai jeigu mūsų oponentai nori padaryti taip, kad mes galvotume, nusiviltume, nusimintume, kad kažkas pas mus yra vėl negerai, vėl pavogta, vėl padaryta blogai, dar kas nors, tai mes turim kartoti ir duoti kuo daugiau sėkmingų pavyzdžių. Dėl to mes iš savo žmonių turim reikalauti, kad jie ne tik padarytų darbą, bet jie, kad mus nustebintų, kad jie nustebintų mus tiek, kad tai būtų valstybinės reikšmės įvykis, kad jį galima būtų parodyti per televiziją, kad tie, kas pamatė, sakytų, o, mes lietuviai ne iš Kelmos pirti. Pažiūrėkite, ir tą padarėm, ir tą padarėm, ir tą padarėm, ir tikrai gerai galime padaryti ir galim parodyti pavyzdį kitiems. Tai šiuo atveju mes turime situaciją tokią energetiką, kad mes einam šituo keliu. Tikrai ne mano tas nuopelnas, aš ministras esu tik metais su trupučiu ir prieš mane daug žmonių gerai tos dalykus tvarkė. Bet energetika yra tas sritis, kur mums sekasi. Ir jeigu išvažiuoji į užsienį, tai tada mes tik išoriniam akim galim pamatyti, ką mes Lietuvoje padarėm ir kas sėkmingai. Daug užsieniečių atvažiuoja, po truputį daugėja į Lietuvą pasimokinti įvairių dalykų. Pavyzdžiui, kaip mums pavyko pastatyti suskystintų gamtinių dujų terminalą, kodėl pavyko taip greitai padaryti, kodėl galiausiai kaštų prasme, palyginus su kitais aplinkiniais terminalais, jis gavosi toks pigus. Mūsų terminalo taisyklės, mes specialiai, visi terminalai stengiasi savo taisyklės užkoduoti, neviešinti, dėl to, kad tai yra sudėtingi dokumentai, unikalūs dokumentai, kaip veikia terminalas, kaip veikia santykiai tų, kurie atveža dujas, kaip dujovežiai statomi į eilę, taip toliau. Tai yra daug matematinių skaičiavimų dalykų, know-how, kuriuos netaip jau paprasta padaryti. Bet mes sukūrėm, nors tą padarėm patys nuo nulio, lietuvišką sistemą padarėm, mes specialiai dėjom internetą ir dabar sekam, kas ją kopijuoja. Dabar žinom, kad Lenkai nukopijavo. Sinaušės terminalas dirbs pagal mūsų taisyklės, taip jie pasitaisys. Bet mes tą specialiai darom, norim parodyti, kad Lietuva yra tas žinių šaltinis, iš kurio galima semtis. Ne Vilniaus universitete, bet Klaipėdos universitete sukūrėm suskystintų gamtinių dujų klasterį, kur tiek universitetas, tiek švietimo ministerija, tiek energetikos ministerija investuos nemažas lėšas, kad būtų techninė bazė, kur būtų kūriamos lietuviškos technologijos suskystintų dujų srityje. Jungtis. Lietuva yra geriausiai sujungta Europos Sąjungoje valstybė. Mūsų jungtis yra su 3 skirtingom sistemom, su Nordeliu per Švediją, su kontinentiniais Europos tinklais per Lenkiją ir per Baltarusiją ir Latviją su UPS, IPS sistema, Rusijos sistema. Taip kad mes turim unikalias žinias, kaip suderinti šių sistemų veikimą, kaip iš to pasipelnyti, kaip iš to uždirbti papildomų lėšų, kadangi srautų valdymas irgi duoda nemažas pajamas. Taip kad mes elektros srityje jau kūrėm irgi specifinį know-how. Litgrido kompanija irgi jau gauna užklausimų, jau sulaukia svečių. Jie yra visada kviečiami į NSOI pristatymus pasidalinti savo patirtim. Irgi tikimės, kad elektros srityje sugebėsim savo specifinius know-how išvystyti, kurios galėsim pasiūlyti kitom šalim. Ir būtinai reikia ieškoti tų mūsų specifinių žinių. Atominės technologijos. Atominė technologija Lietuva irgi labai toli pažengus. Pažiūrėkim, Baltarusiai nori statyti atominę, Lenkai nori statyti atominę. Jiems dar labai toli pasiekti tiek, kiek mes esam pasiekę. Neturi reguliatoriaus, kad vieni steigti atominį reguliatorių, visas rytis reikia reguliuoti. Ne tik kūro pakrovimą į reaktorių ir visą kitą, bet taip pat ir saugojimą, laidojimą, daugybę kitų dalykų, daugybę aspektų. Jiem užims metais, kad tuos dalykus sukurti, kas pas mus sukurta. Mūsų projektas atominės yra paruoštas tiek, kad fiziškai mes galėtume statyti, po 3 mėnesių priėmė tą sprendimą statyti. Lenkam dar į 19 metais jie tikisi tą dalyką daryti.
Tai dar sunku pasakyti, kada bus. Baltarusiai stato kiek kitaip, tiesiog stato, taisyklės daro paraleliai. Tai ten situacija yra kiek kitokia, ten daugiau yra politinis projektas. Taip kad aš tikiu, nuoširdžiai tikiu, kad energetika gali būti tas rytis, kuri valstybei duos vilties, kuri sustiprins mūsų valstybę iš vidaus. Ir nebūtinai tik ekonominiai aspektai gali lemti. Galiu pavyzdį duoti, vienas toks smulkus pavyzdys, bet parodys mąstymo kryptį. Lietuvoje dabar labai populiari saulės energetika. Ir mes gavom užklausimą iš Saulės energetikos asociacijos, kad dar skirti kvotinį 10 MW instaliuotą galią ir kad tie, kas įkurs saulės elektrinės, galėtų naudotis taip vadinama dviguba apskaita. Dviguba apskaita yra, kai saulė šviečia dieną, tu gamini savo energiją, ją naudoji savo buityje, bet kaip taisyklė dieną žmonėm nebaisiai reikia tos elektros, jiems daugiausiai reikia ryte arba vakare, kai grįžta namo. Tie saulininkai norėtų tą energiją pagamintą dieną paskolinti į tinklą, o vakare pasimti iš tinklo. Taip teoriškai skamba kaip ir pakankamai protingas dalykas, duodi pasiimi, bet nėra taip viskas paprasta, nes kažkas tai turi balansuoti tave, kažkas turi tau duoti rezervą, vadinasi, kažkas turi šalia būti pastatęs elektrinę, kuri galbūt net nedirbs, bet tik tai dėl viso ko stovės, kad tavo saulės visas tas baterijas rezervuoti. Tai aišku, sistema patiria tam tikrus kaštus. Tai mes su saulininkais kalbėjom, sakom, duokit mums 20 000 projektų, tada mes jums finansuosim, visus tos kaštus padengsim. Kaip nors suvalgysim tos kaštus per visą sistemą. Jie suskaičiavo, kad maksimum gali 2000 projektų. Mūsų tikslas buvo, kad bent 1% Lietuvos gyventojų būtų paliestas šitų projektų, jau 0,01% per mažai, nebus efekto valstybė. Ir jeigu būtų 1% paliestas, tai vadinasi, jeigu 20 000, tai grubiai gali sakyti 1% namų ūkių, šiek tiek net daugiau, o žmogus, kuris pastato saulės modulius ant savo stogo, dažniausiai būna labai patenkintas savim. Jeigu jūs sutikot žmogų, kuris pasistatė mažą saulės elektrinę savo ant stogo, jis dažniausiai būna labai patenkintas. Labai orus, gyrėsi kaimynam, ką jis sugebėjo padaryti. Ir supraskim, kad kuo daugiau tokių žmonių bus mūsų valstybėje, kurie pasitikė savim, kurie žino, ką gali padaryti, kurie turi kuo pasigirti, juos taip nesuvedžiosi už nosis, joks populistas jų nesuvedžios už nosis. Įsivaizduokit, jeigu visi tokie būtų Lietuvos gyventojai. Tada jie rinktų atsakingus politikus, kurie mažiau žiūrėtų populizmo, žiūrėtų realybės, ko valstybei reikia, sugebėtų priimti sunkius sprendimus, kokia galinga mūsų valstybė būtų tada. Tai čia tik mažas pavyzdys, bet jeigu mes galime ekstrapoliuoti į visose kitose srityse, kur beitume, ką darytume, mes galėtume pas savo valstybę labai sustiprinti. Bet kai tik mes pasiduodam silpnumų, kai tik tai pasiduodam populizmo, einam tik tai tam, kad kitą kartą laimėti rinkimus, tai ir sprendimų kokybė tada kenčia. Nebūtinai jie bus visi blogi, nebūtinai, bet vis tiek. Jau pati žmogaus mąstymo bazė reikalaus iš jo galbūt priminėti neteisingus sprendimus, bet tik tam, kad jisai būtų populiarus, kad jis galėtų išsilaikyti valdžioje. Lygiai tas pats kaip ir jūs, jeigu norite gyvenime kažką sukurti, jeigu norit būti žmonės, kurie palieka pėdsakus, pirmiausia turite investuoti į save. Žinot, kompiuteristai turi tokį posakį garbage in, garbage out. Tai jeigu jūs tik tai skaitysit Delfį apie taip, kas tenais, ką veikia vakarėlių metu ir taip toliau, tai ką jūs duosite kitiem. Lygiai tą patį. Negalvokit, kad jūs į save neįdėję žinių, nepaskaitę gerų knygų, būsite stiprios asmenybės, kurios galės radijuoti tas žinias. Taip nebus. Jūs ir liksite tame Delfio ar 15 minučių lygyje, kuris duoda tik kasdienių situacijų horizontą, kas vyksta, kas dirgina jausmus, kas dirgina sąmonę. Tie dalykai niekada iš jūsų nepadarys žmonių, niekada jūs negalėsit duoti. Jūs į save turit kaupti ir kaupti daug laiko, ilgai kaupti, kol pradėsit tuos dalykus radijuoti, spinduliuoti iš savęs.
Taip kad labai kviečiu jūs negaišti laiko, esate jauni žmonės. Rinkitės geras knygas, skaitykite gerą literatūrą, teisingą filosofiją, bent jau Aristotelį paskaitykite. Ir tada jūs galėsite po truputį pamatysite, auksit viduje kaip asmenybės. Nežinau, kur jūs nueisit, gal dalis nueis į energetiką, dalis nueis kitur, į ekonomiką, dar kitur. Bet tik tai tada jūs sugebėsite tos dalykus iš savęs duoti. Pirmą į save turit priimti. Dažnai jaunimas galvoja, kad aš jau pasiruošęs toj duosiu. Gal, taip, galbūt. Yra genijų. Bet genijus, kuris irgi neinvestavęs į save, nieko neduos išorę. Turit subręsti, kaip tas grūdas, kaip įmeta į žemę. Visą žiemą kenčia, o po to duoda savo rezultatą. Taip ir jūs turit savo atkentėti. Kaip sako krepšinį, kodėl vieni laimė paskutiniam sekundėm, o kiti nelaimė. Laimė tie, kurie daugiau maikučių prakaitavo, kurie atidirbo, kurie pralošė prieš tai daugybę kartų. Bet kurie jau po to sustiprėja, jau gali laimėti. Tai, kaip sako, fortūna šypsosi stipriesim, ar fortūna šypsosi drąsiems. Nors beje, aš skaičiau labai gerą Vergilijaus šitą sakinio fortūna šypsosi drąsiems išaiškinimą. Lotynų kalbos žinovas vienas parašė visą traktatą, aš turėjau kantrybės jį perskaityti. Tai jo išvada buvo ta, kad Vergilijus nesakė, kad fortūna šypsosi drąsiems. Nes drąsus žmogus, kaip taisyklė, jeigu jis visada drąsus, tai kažkas negerai su juo yra, su psichika, su mąstymu. Žmogus yra natūraliai turi bijoti. Jeigu žmogus bijo, jis yra natūralus, jis tikras žmogus. Bet fortūna šypsosi tiems, kurie išdrįsta. Todėl mes kiekvienas turim daugybę savo barjerų, kuriuos turim peržengti. Tai tas, kuris išdrįso peržengti savo barjerą, jam sekasi. Ir tie barjerai yra pas visus, ar pas studentą, ar pas ministrą, pas visus. Ministrai irgi bijo, direktoriai irgi bijo, visi mes žmonės. Ir profesoriai bijo, visi bijo. Tokie mes esam, bet mes kiekvieną kartą turim savo barjerus, kuriuos turi peržengti, išeiti iš savo diskomforto zoną. Taip labai skauda, labai nepatogu, labai negerai, bet po to džiaugiamės, sustiprėjom. Kaip sportininkas, kuris pakentėjo, po to jis tapo stiprės. Tai irgi reikia suprasti ir tą, kad mes ir kaip valstybė, ir kaip kiekvienas individas turi mokėti peržengti. Ir daugybę dalykų mes neapskaičiuosim. Ir labai teisingai ponas Žilinskas sakė, mes nežinom, kur einam. Taip, gal čia per stiprus pasakymas, bet kaip alegorija labai gera. Iš esmės taip ir yra. Tas strategijas, kurias mes darom, mes vis tiek nežinom tiksliai, kur eiti ir ką daryti. Nežinom tiksliai. 100% nieks nežino. Jeigu žmogus yra sąmoningas, dažniausiai jis yra abejojantis. Jeigu žmogus nieko neabejoja ir žino tiksliai, ką jisai turi padaryti gyvenime ir ką jis padarys, tai kažkas su juo negerai. Žmonės, kurie tiksliai žino, kas jie yra tokie, ko jie nori ir ką jie pasieks, tokių žmonių daugiausia psichiatrinėse ligoninėse. Vienas žino, kad yra Napoleonas, kitas, kad stiklinis. Jie tikrai 100% žino, jų nieks neįtik. Žmogus natūraliai turi abejoti ir taip ir mes ir tas energetinės strategijas darom. Nežinom tiksliai, kaip bus, bet turim tam tikrą informaciją, ją išanalizuojam kiek įmanoma geriausiai ir remiantis tam tikrais kriterijais priimam sprendimus. Lygiai tas pats, reikia išdrįsti, kai kurios sprendimus reikia išdrįsti priimti, kad tave kritikuos, kad galbūt jie bus neteisingi, o galbūt ir bus neteisingi. Bet ta informacija, kurią turi tuo duotuoju momentu, jinai yra tau duota ir tu pagal ją remiesi. Reikia drąsos, reikia nebijoti rizikuoti. Tas pats kaip gyvenime, jeigu renkiesi žmoną arba renkiesi vyrą, vis tiek tu nežinai visko. Reikia mokėti rizikuoti, remiantis tą informaciją, kurią tu turi. Rizikuojame, mes praktiškai kiekvieną dieną priimam sprendimus, kurių tiksliai nežinau. Tai gerai, aš jau per ilgai pradėjau kalbėti, aš gal greitai tik perbėgsiu, parodysiu, kas Lietuvoje gero padaryta, kad jums, kaip sakyt, biškį jūs užpumpuot, kai vis dėlto gerai pas mus viskas. Tai labai trumpai. Kai Lietuva atgavo energetinę nepriklausomybę, situacija tikrai buvo prasta. Natūraliai dėl to, kad mes buvom integruoti į Sovietų sąjungą. Viskas ėjo iš Rusijos. Nafta, Družbos vamzdžių ėjo į Mažeikių gamyklą, dujos iš Jamalo pusiasalio per Baltarusiją irgi buvo, ėjo, kitų variantų pas mus nebuvo. Elektroj, kol turėjom atominę elektrinę, buvo gerai, kai ją uždarėm vėl, 60% elektros turėjom gauti iš Rusijos.
Natūraliai yra silpna valstybė, kuri neturi opcijų, kuri neturi galimybių. Ką dabar turime? Mes turime 100% saugumą, nesakyčiau 100%, nes dar nesam sinchronizavęsi su kontinentiniais Europos tinklais, dar dirbam Rusijos sistemoje. Bet kadangi tai yra abipusė priklausomybė, tai turim tam tikrą garantiją, kad Rusija nedarys nieko blogo, nes pakenks pati savo. Nors patys žinom, Rusija kartais taip daro, pakenkia pati savo, kad tik pakenk kitam. Tai mes po truputį vykdę visus energetinius projektus, tapom energetiniu centru. Ir tą užduotį mes keliam savo, kad Lietuva turi būti lyderis, energetinis lyderis šitame regione. Užduotis minimum, kaip lietuvių užduotis minimum krepšinėje laimėti finale, kitos mes užduoties savo krepšininką niekam nekeliam, tai yra minimum užduotis. Aukso medaliai tai yra pats minimumas, daugiau nieko mes nepriimsim. Tai lygiai taip pat ir energetikoje, negalim reikalauti mažiau. Užduotis minimum, pergalė finale, tai būti lyderis, regiono lyderis. Tokia mūsų yra užduotis. Turim alternatyvius tiekimus. Naftos terminalas pastatytas, dujų terminalas pastatytas, jungtis pastatytas. Vienintelė tikrai mūsų dar silpnoji vieta, kuri šiek tiek dabar, kaip sakyt, užglaistyta yra, tai vietinės gamybos trūkumas. Tikrai vietinės gamybos mes neturim ir reikia galvoti, ką su to daryti. Tas galvojimas nėra paprastas ir po to gal, kai ir bus klausimų apie Astravą, aš galėsiu paliesti sąryšį su mūsų dabartinė padėtimi ir kodėl tas sprendimas nėra toks paprastas. Turime geriausiai sujungtą elektros sistemą, kaip minėjau, sujungta su 3 energetiniam jungtim, daugiausiai procentinis geriausias sujungimas visoje Europos Sąjungoje, esam pavyzdys kitom šalim. Jeigu girdim, kaip energetikos komisaras kalba, Lietuva visada būna paminima 2 aspektais. Tai energetinės jungtis, elektros jungtis, geriausias sujungimas su kitom šalim. Aišku, reikia suprasti, kad energetikos komisaras yra ispanas, o ispanai labai nori padidinti jungčių skaičių į Prancūziją, nes Prancūzijai baisiai gerai elektros kaina. Tai jisai rodo mus kaip pavyzdį ir sako, dėl to reikia sujungti Ispaniją su Prancūzija. Bet faktas, kad mes visur esam parodomos kaip pavyzdys, kaip reikia susijungti ir kaip tada gali išspręsti savo elektros problemą. Turim tiekimo alternatyvas ir turim pigesnę elektrą. Tikrai turim labai gerą elektros kainą dabar palyginus su tuo, ką turėjom prieš tai. Ir iš karto užbėgant už akių pasakysiu, jeigu dabartiniam subsidijų pasaulyje, kai žalioji energetika yra taip žiauriai subsidijuojama ir praktiškai yra iškreipta savikaina visų elektros gamybos sričių, sprendimas investuoti vietinę gamybą yra labai sunkus. Dėl to, kad mes turim iškreiptų veidrodžių karalystę. Atsinaujinanti energetika staiga yra labai pigi, bet jinai pigi ne dėl savo savikainos, ne dėl to, kad jinai iš esmės yra pigi, o todėl, kad jinai yra subsidijuojama. Jeigu mes būtume pastatę Visagino atominę elektrinę savo laiku, ją išlaikyti mums būtų reikėję mažiau paramos. Aš jau sakau, tuo atveju, jeigu valstybė būtų apsėmusi kompensuoti kainų skirtumą tarp savikainos elektrinėje ir tarp biržos kainos. Ją išlaikyti mums būtų buvę pigiau ir turėtume nuolat veikianti šaltinį, kuriam nereikia balansavimo, kuriam nereikia, taip reikia rezervo, bet tik ne tokio pastovaus kaip vėjo energetikai, ją mums išlaikyti būtų buvę pigiau, negu dabar išlaikyti savo vėjo energetiką. Mums būtų reikėję, kadangi Lietuvai buvo skirta tik 500 MW iš atominės, tai jai kompensuoti su dabartiniam biržos kainom būtų reikėję nuo 100 iki 80 milijonų eurų kasmet. Vėjo energetikai ir saulėje mes sumokėsim šiais metais 120 milijonų kaip paramą. Tai yra paslėptas subsidijavimo mechanizmas. Taip kad jeigu savo laiku mes nebūtume į tą, kaip sakykime, populiariąją sritį atsinaujinančius, aš čia dabar nedarau dabar smerkimo, kas yra teisinga, kas ne, aš tik jau sakau, kas kiek kainuoja. Jeigu mes nebūtume į atsinaujinančius, o būtume metodiškai statę savo atominę, jinai mums būtų pigesnė, elektra pas mus būtų pigesnė negu tuo atveju, kaip mes turime dabar, nepaisant visų sujungimų ir viso kito. Bet kad aišku priimti tokius sprendimus, tai atominė yra didelis sprendimas, vėjo energetika yra daug sprendimų po truputį priimami, kas yra lengviau, bet faktą turim tokį, kokį turim. Taip kad dabar jau jeigu mes norėtume eiti į kažkokią vietinę gamybą,
tai branduolinė elektrinė yra brangesnė negu subsidijuojama energetika, dujų gamyba irgi yra brangesnė. Anglies mes vis tiek Lietuvoje nestatysim, nes jau vis dėlto praeitas etapas. Biokūras, taip, biokūras yra potencialas, bet biokūras vis dėlto didelėm elektrinėm yra sunkus sprendimas, nes neįmanoma didelį kiekį reikėtų vežti biokūro, o jeigu daug megavatų statytume, tai būtų labai sunki logistinė grandinė. Sinchronizacija yra tas dalykas, ko mes dar nesam padarę ir ką būtinai turime padaryti. Jeigu mes pasižiūrėtume, kaip Baltijos energetikos sistemoje šokinėjo gamybos poreikis, tai reikia nuvažiuoti į Estiją. Kadangi mes Lietuvoje negaminame elektros praktiškai, tai mums neskauda tie dalykai, bet estams skauda kiekvieną dieną. Estai turi savo bazinius gamintojus skalūnus. Skalūnų energetika yra taip vadinamas bazinis gamintojas, kurį užkrauni vienu pajėgumu ir gamini lygių grafikų. Dėl to, kad anglinės elektrinės yra labai nelankščios elektrinės, tu negali jų užkūrinėti, atkūrinėti. Dujinės elektrinės žymiai lengviau yra valdomas. Skalūninės, ypač skalūninės elektrinės yra labai nelankščios. Bet estai priversti tas skalūninės, jeigu estai parodė, nes nežbosti, parodė savo darbo grafiką, tai jis yra toks, dantimis. Ir jų paaiškinimas yra toks, šitos dantis padaro rusai. Sėdi Rusų Maskvoje dispečeris ir jisai kiek nori pasukinėja gamybą savo šalyje, kai jis tik užsuka daugiau gamybos Rusijai, natūraliai srautai keliauja pagal fizikos dėsnius į mūsų šalis ir estai išsijunginėja. Rusai duoda savo pavedimus tam tikrom valandam, kada jie nori parduoti elektrą, jie laimė biržoje gamybos laiką ir tada prie jų jau pristaiko estai ir su savo skalūnai šokinėja kaip dantis. Aišku, estai kaip visada stebuklus daro ir sugeba taip dirbti, kaip ne vienas nesugeba. Jeigu Lenkai pažiūrėtume pas Lenkus, stabili gamyba. Dėl ko Lenkai ir labai nori su mūsų kruoniu dirbti, nes jie tada naktį galėtų nenukraudinėti savo gamybos, palaikyti tą vienodą grafiką ir mums į kruonį papumpuoti biškį elektros naktį. Pažiūrėsim, kaip jie tam prisitaikys. Tai dėl ko reikia, kad sinchronizacija būtų su draugiškom šalim ir tam mums reikia sinchronizuoti su Europą, kur mes galim gražiai susitarti, būtų labai aiški logika, nes tas, kas vyksta Rusijoje, ne visada mes suprantam, kas vyksta. Rusai taip pat mums neduoda informacijos apie savo remontus, apie būklę ir taip toliau, apie gedimų priežastis. Taip mes gaunam prieš trumpą laiką pranešimus, bet tai nėra partnerių ryšys, tai nėra planavimas metus į priekį. Daugeliu atveju mes kaip tamsiam kambarį užrištom akim vaikštom. Tai, pavyzdžiui, estai labai mus palaikė, kai mes pasakėm, kad reikia apriboti Astravo nešvarę elektrą. Jie su malonumu palaikė, aišku, jiems tas Astravas mažiausiai rūpi, bet jiems svarbu rusus apriboti, jie lygiai tą patį rusam užsuktų, ką mes padarytume ant Baltarusijos sienų. Ir tada jų skalūnai išsilygintų, ir tada mažiau iš rytų būtų elektros davimas, ir tada estai suklestėtų, nes jų elektrą ir mums duotų. Jiems yra tai komercinis sprendimas ir kartu apsaugojimo savo sistemą. Tai mes irgi turim nebūti kvaili, turim žiūrėti, kaip pas save vystyti gamybą, kad visą tai neišvirstų į kažkurios kaimynės šalies pergalę, tik tai vienos. Reikia, kad ir mes pasiektume. Atsinaujinantis. Iš atsinaujinančių reikia pažymėti, kad jau ES normatyvus Lietuva pasiekė. Iš atsinaujinančių mes dabar taip suskaičiavom visus dalykus. Pagrindinis ir didžiausia nauda, kuri būtų, tai vystyti vėjo energetiką su subsidijom, europiniam subsidijom. Mūsų valstybei nekainuoja, už tai sumoka ES, bet duot vėjininkam tiek subsidijų, kad jie neprašytų nei balansavimo, nei rezervavimo, nei VIAPO superkamai elektros energijai, kad jie gautų tiek subsidijų pastatyti savo vėjo malūnams, kad vėliau jau jie patys dalyvautų rinkoje, kaip bet kuris kitas žaidėjas. Rezervuotųsi, balansuotųsi patys ir pardavinėtų į biržą savo elektros energiją. Tokiu būdu valstybei visiškai neskauda. Atidavėme europinius pinigus jiem, Europą tai remia, tai tokia politika, mes vykdome Europos politiką, o patys gaunam generavimo pajėgumus.
Taip, jie šiek tiek kreivi, dėl to, kad vėjas pučia tik 30-35 procentus laiko ir tai ne visada gali šuoliuoti, tai vis tiek reikia kažkur tai laikyti rezervus. Dabar mūsų vėjo rezervus palaiko rusai. Kadangi iš vis mes esam IPS-UPS sistema, tam rezervus palaiko Volgos hidroelektrinės. Ant Volgos yra daugybė pristatyta hidro, o hidro yra greičiausiai pasileidžiantis rezervai, kuriuos tu gali. Numetė vieną laiptelę, daugiau vandens teka. Užkėlė vieną laiptelę, vanduo sustojo tekėti. Dėl to rusai visam šitam regionui duoda rezervus. Tai mūsų vėjininkai gauna tos rezervus. Čia vienas iš karto užuomina, kad kai tik tai kalba užės apie Astravą ir kai mes pradėsim riboti baltarusių srautą, iš karto turėsim galvoti apie savo vėjininkus. Jeigu išsivystys visą šitą diskusiją su baltarusiais ir rimtą konfliktą ant mūsų Lietuvos-Baltarusijos sienos, tai tada mūsų vėjo ambicijas mes privalėsim apriboti. Galbūt net tie, kad turėsim stabdyti dabar veikiančius parkus, dėl to, kad nebus kam duoti balansą. Kitą balansą mes galim paimti, rezervus galim paimti iš Švedijos ir iš Lenkijos, bet tam reikėtų, kad jungtis nebūtų pilnai apkrautos, kad likusi dalis neapkrauta būtų panaudota rezervą. Dabar matom pirmį mėnesį bendro veikimo, tos jungtis yra 100% apkrautos. Dėl to nėra ne vieno lengvo sprendimo, visada turi sverti. Atsakymas tam būtų statyti vietinę gamybą, atominę elektrinę tą iškart išspręstų, bet tada atsakymas kaina. Taip kad supraskit, kad politikam priimti sprendimą yra nelengva, dėl to, kad bet koks veiksmas iš visų šitų vienaip ar kitaip atsilieps kainai. Tai visą tą žinant, jau žmogus turi turėti viduje tvirtą nusistatymą, ko jisai nori. Ar jisai nori laimėti rinkimus ir kad būtų gera kaina, ar jisai nori laimėti rinkimus galbūt už 10 ar už 20 metų, dabar priimdamas teisingus sprendimus. Ir kurie tie teisingi sprendimai? Nuoširdžiai pasakysiu, aš 100% dar nežinau. Reikia skaičiuoti, reikia modeliuoti, reikia žiūrėti. Tie dalykai po truputį subrės. Energijos efektyvumas vienas iš tų sričių, kur dėja mes Lietuvoje šiek tiek esam atsilikę. Logiškai kalbant, galbūt reikėjo nuo to pradėti mūsų visą energetiką, tai yra pirma, kiek įmanoma apriboti jos vartojimą, įdegiant šilumos taupimą, elektros taupimą ir kitus dalykus, ir tada žiūrėti vis dėlto, tai kiek tos energetikos reikia ir ją dėlioti. Bet šitie projektai yra labai labai lėti. Su gyventojais baisiai sunku sutarti, kad tuos namus apšiltinti. Miestai labai lėtai juda su gatvių apšvietimų projektais. Vienas beje iš pačių tokių geriausių, išmintingiausių projektų tai keisti gatvių apšvietimą. Per 2 metus atsiperkantis projektai, ledinės lemputės įdėti vietoj senų lempučių. Na ir daugybė kitų tokių projektų. Tai šiais metais tikimės priimti efektyvumo įstatymą ir šitoj srity kiek įmanoma didesnį proveržį padaryti. Dujų jungtis jau minėjau. Didelis pasiekimas, reiktų pasakyti, Latvijos dujų liberalizavimas. Lietuva sumaidino nemažą rolę. Mes pasirinkom pagarbę kaimynų taktiką, nebandėm Latviam nurodinėti, ką jie turi daryti, bet daugiau savo pavyzdžių rodėm, kokie gali būti geri rezultatai. Ir tikrai radom gerą dialogą su Latvių valdžia ir jie patys tiesiog buvo tiek motyvuoti, kad sugebėjo priimti savo įstatymus ir savo rinką liberalizuoti. Taip kad paskutinė grandis Baltijos šalyse buvo Latvija, kur buvo apribotas laisvas dujų tekėjimas iš skirtingų šaltinių. Taip kad nuo 17 metų vidurio jau turėtų bendra ta rinka dirbti. Tai didelis politinis, sakyčiau, laimėjimas, kaip sakyt, be ne vieno šūvio iššovimo, nereikėjo mums nieko daryti, tik rodyti gerą pavyzdį ir tas suveikia. Taip pat mes Lietuvą norim paversti, jau kaip ir minėjau prieš tai, dujų centru. Mes esame įsteigę Get Baltic dujų biržą, kurioje jau užsiregistravo Estai, Suomija užsiregistruos už kelių metų ir Suomija net pasakė, kad naikins savo visas biržas dėl to, kad mato, kad Get Balticas bus viso regiono birža. Tai irgi toks nedidelis, bet tai politinis parodymas, kad Lietuva yra centras, mes esam centras. Dauguma, pavyzdžiui, Estai, Latvija, tai šioje srity bendrai neaktyvus, bet Estai svarsto, tą biržą išlaikyti per metus kainuoja kokie 200-300 tūkstančių eurų. Ten prekyba netokia didelė, neapsimoka, tai tiesiog neapsimoka. Mes tą klausimą iš kitos pusės apvertėm.
Mums tai, kad Lietuva yra centras, vertė yra žymiai didesnė negu tie 200-300, mes ir milijoną visą sumokėtume. Bet kad Lietuva būtų centras, kad jie įprastų visada važiuoti į Lietuvą, kad Lietuvoje būtų centras. Mes pasiruošę į tai investuoti ir tą darom ir ši birža vienas iš tų pavyzdžių, kas mums pavyko. Lygiai tas pats biokūro Baltpool birža, kuri dabar yra biokūro birža, irgi tikimės padaryti regioninę biržą. Galvojam, gal net Lenkus pavyks irgi ten prikalbinti. Jau apie atominę minėjau. Atominės klausimas yra labai subtilus. Turim labai gerus partnerius, Hitachi yra unikalūs partneriai ir vien tokio partnerio turėjimas jau Lietuvai yra labai didelis pliusas. Taip kad mes turim dėti visas politinės pastangas, visas verslo pastangas, kad nepakenkti Hitachio vardui Lietuvoje. Hipotetiškai, ar mes tą projektą vilkinam, ar ką nors norim su juo padaryti, mes negalim daryti staigių judesių tam, kad nepakenkti japonam. Reikia suprasti, japonų mentalitetas yra kitoks, netoks kaip mūsų. Mes priėmėm sprendimą, nubėgom, pakeitėm nuomonę, į kitą pusę nubėgom ir mes greičiau viską tą darom. Japonai, jeigu priėmė sprendimą, jis yra ilgam laikui. Pakeisti sprendimą tai yra prarasti veidą. Prarasti veidą japonai negali ir mes negalim jiems leisti prarasti veidą. Taip kad mes šį projektą kiek įmanoma tobulinam. Projektų sunkumas yra tai, kad jį bevystant, pirmą, aišku, mes praradom momentą, kai jį vystėm, to momento, jeigu būtų pavykę jį pradėti statyti, tai gal būtų buvęs proveržis. Bet mūsų oponentam pavyko jį pramušti, pavyko padaryti referendumą, jį sustabdyti, o kai sustabdė jį, atsivėrė kitos kliūtis, kadangi projektas buvo suprojektuotas kaip ekonominis projektas, nes biržoje elektros kaina buvo apie 60 eurų tuo metu, o atominės elektros kaina buvo numatyta irgi apie 60, šiek tiek mažiau negu 60 eurų. Tai jisai tiko ekonomiškai ir pagrindimas jau buvo visada ekonominis projektas. Dabar biržoje kaina, pavyzdžiui, šiandien kaina 29 eurai, rytoj 28 eurai. Mums pavyko sumažinti projekto kainą, kad būtų 51 euras už megavatą. Vis tiek yra 22 eurai už megavatą skirtumas. Ta skirtumą kažkas turi padengti. Britai nusprendė, kad tą skirtumą padengs valstybė, duodama tai vadinama contract for difference, kaip VIAPA. Kasmet tada valstybė skirtumą tarp biržos kainos ir tarp savikainos statybininkui kompensuoja. Lietuvoje kažkas turi priimti sprendimą kompensuoti šitą skirtumą. Arba šitą projektą modeliuoti kitaip. Jį modeliuoti kaip politinį, tai yra, kad jis mums būtina vietinė gamyba ir mes pasiruošę mokėti tuos 100, kad ir 200 milijonų eurų per metus šio objekto išlaikymų, nes jis duoda kitus dalykus. Jisai tada mums duoda politinį stabilumą, jis duoda mums eksportą, duoda darbo vietas čia, šitas projektas vien duos didžiulį stimulą statant. Ir sunku pasakyti, einamosios sąskaitos deficitą mažins, dėl to, kad importas didina einamosios sąskaitos deficitą, eksportas jį mažina, kaip tik didina pliusą. Taip, kad valstybės ekonomika nuo to stiprėja. Taip, kad visus tos dalykus reikia sverti, bet tam reikia labai stiprios politinės valios, gero apskaičiavimo ir pasiruošimo. Taip, kad projektas iš principo yra geras, bet, kaip sakykime, negerai sukrito kortas. Šiam momentui jam negerai sukrito kortas. Bet tai nereiškia, kad ateityje bus kitaip. Mano nuomonė, mes privalom jį išsaugoti, privalom jį išlaikyti, nes jis tikrai yra profesionaliai gerai paruoštas. Jeigu švedai toliau didins savo atominius mokesčius, ką jie daro kasmet po pusę euro uždėdami, dabar 8 eurai yra per megavatą, tikrai labai didelis mokestis. Jeigu jie darys tą toliau, jų atominės išsijunginės. Mes matėm šią žiemą, kas buvo, kai jie 2 atominės elektrinės uždarė remontą. Elektros kaina biržai buvo 80 eurų. Tai kad atominis projektas su 80 eurų būtų fantastinis, pelningas projektas, valstybei net centą nereikėtų mokėti, jis būtų pats pagrindžiamas. Jeigu ta tendencija eis toliau, jeigu Lenkai kažką darys su savo anglim, jeigu Lenkai investuos kitas technologijas, gali būti, kad biržos kainos kils. Dabar mes esam tikrai tokiam kreivų veidrodžių pasaulyje, kai labai mažas elektros kainos. Atrodo didžiulis pasiekimas, taip ir yra pasiekimas, bet ar tai išlaikoma, sunku pasakyti.
Taip kad atominis projektas yra geras ginklas, kurios gal dabar negali taikliai smogti, bet atėjus reikiamų momentų jis gali tą daryti. Taip kad mes turim du pasirinkimus. Vienas laukti, kol ateis ekonominis momentas ir tą su japonais mes kalbamės. Kitas priimti politinį sprendimą. Šitas, manau, yra labai sunkus sprendimas. Bet niekad nežinai. Mes nežinom, kaip vystysis geopolitinė situacija, kada rusai užpuls, kas dar įvyks aplinkui. Mes nežinom. Daug dalykų gali pasikeisti, todėl mes jį privalom laikyti, tai tikrai yra geras, protingas, gerai paruoštas projektas. Strategija. Šiuo metu mes einam per strategijos atnaujinimą. Aš gal dabar jau nepristatinėsiu pačios strategijos, gal daugiau atsakysiu klausimus, jeigu tam tikras rytis norėsit palies, bet tikslas mūsų toks, kad šį kartą daryti strategiją biškį kitaip. Ne taip, kad energetikos institutas jie padaro ir tada eina į Seimą ir taip toliau. Mes, energetikos institutas jau pateikė pirmą strategijos projektą ir mes energetikos ministerijoje paprašėm jų, kad dabar jie eitų į visas interesų grupės, ar tai būtų pramonininkai, ar tai būtų analitikai, ar tai būtų transportininkai, ar tai būtų gamtosaugininkai, ar tai būtų politinės partijos ir eitų visiems pristatinėtų jį tokį pusiau pusfabrikatį ir gautų pasakymus, ko nori transportas, pavyzdžiui, elektromobiliai, ko nori transportas elektromobiliams iš energetikų. Energetikai negali daryti tik savo strategijos, ko nori gamtos apsauga, ką po Paryžiaus nusprendė gamtos apsaugininkai, ko mūsų aplinkos apsaugos ministerija nori, kokius mums užduos tikslus, kokių išmetimų dalelių mažina. Net grėsia tokie baisus dalykai, kad biokūras mums gali žiauriai pabrangti. Jeigu būtų praėjusį rudenį Europarlamente pasiūlymas žaliųjų apriboti kietasias daleles, mūsų biokūro energija būtų dvigubai pabrangus. Tai pavyko lobistam daugybės šalių išsikovoti tą. Tai ar tas biokūras irgi yra panacėja? Visur yra rizikos. Tai turim išklausyti. Politinės partijos garantuotai bus didžiulės debatas. Konservatoriai norės aiškios politikos turėti stiprų gamybos stuburą savo. Bus pasiruošę priimti tam ekonominės pasiekmes. Socialdemokratai, tikėtina, pagrindinė viltis bus dedama į mažesnę elektros kainą, kiek įmanoma subalansuojant vietinę gamybą, importą, kažkoks tarpinis. Gal kiti iš vis sakys, mums vienintelis dalykas kaina, net nesvarbu, iš kur duokit iš Rusijos, jokio skirtumo. Taip, kad tuos visus debatus reikia išklausyti, nes to neišklausius mes neturėsim konsensuso. Aš tikiu, kad aišku, galiausiai konsensuso pilno ir neturėsim, ypač tarp politinių partijų. Bet bent jau strategija turi būti kiek įmanoma protingesnė ir artesnė realaus gyvenimo. Tai mūsų tikslas per šią kadenciją tą visą sunkųjį mechanizmą prasukti. Jeigu matysim, kad sutarimas pakankamai geras yra, ypač tarp politinių partijų, gal net rudenį pasitvirtinti tą strategiją. Jeigu nesutarimo tarpas bus pakankamai didelis, paliksim kitam ministrui, kad jisai jį apšlifavęs prisimtų ir tada visą kadenciją galėtų sėkmingai savo strategiją vykdyti, kad nebūtų primesta iš šono. Kad jinai realiai atneštų realią naudą. Tai tiek ir tada pasiruošęs atsakyti į jūsų klausimus. Ačiū. Tai gerai, tai tada mes kaip diskusijos moderatoriai užduosim pirmąjį klausimą, tai norėtume jūsų trumpai aptarti svarbiausius pastarųjų įvykių energetikos projektus, tą patį suskystintųjų gamtinių dujų terminalą, tarp valstybinės jungtis Litpolink ir Nordbalt, kokią įtaką jūs padarė Lietuvai ir kokią įtaką padarė visam regionui? Jungtis tik dabar pradeda matyti rezultatus, dar šiek tiek anksti, bet galėčiau pirmus pastebėjimus pasakyti, tam tikrų turim siurprizų. Kas liečia suskystintų gamtinių dujų terminalą, tai sprendimas buvo priimtas 10 metais, kai Lietuva mokėjo didžiausią kainą Europoje, vieną didžiausią Europoje, o vienu metu net mokėjo didžiausią kainą pasaulyje. Japonai yra žinomi to, kad labai mokėjo aukštas kainas, dėl to, kad Japonija yra sala, neturi vamzdynų ir perka tik tai suskystintas gamtinės dujas. Suskystintas gamtinės dujas tradiciškai yra brangesnės už vamzdinės dujas, nes reikia suskystinti, tam yra nuostoliai,
reikia transportuoti ir reikia išdujinti. Visur yra nuostoliai, visur yra kaštai, plus dar tada skystintojo marža ir taip toliau. Tai grubiai sakant, palyginus su vamzdiniam dujom, jie turi žymiai mažesnius šansus turėti mažesnę kainą. Bet aišku, galiausiai priklauso nuo kainodaros. Tai Lietuvoje buvo priimtas sprendimas statyti suskystintų gamtinių dujų terminalą ir mūsų logika buvo tokia, kad šis terminalas, ir tai yra labai svarbu, ir paaiškina visus sprendimus, tiek techninius sprendimus terminalo, tiek kitus, kad šis terminalas turi būti reali alternatyva Gazpromui. Ką tai reiškia reali alternatyva Gazpromui? Mes turėjom tokių pasiūlymų. Daug buvo lobistų ir politikų ir visi protindavo, kaip reikia elgtis. Tai buvo dvi kryptis. Viena ta, kurią mes pasirinkom, o kita kryptis buvo pastatykit kiek įmanoma mažesnį terminalą, jisai bus pigesnis ir gazdinam. Tada gazdinkim rusus, kad jeigu jūs neduosit geros kainos, mes tada naudosim šitą savo terminalą ir atsivešim suskystintas gamtinės dujas. Mes tada, kad pagrumuosim rusam ir toks kaip šantažo įrankis. Realiai net negalvoti jo naudoti, nupirkti seną laivą, konvertuoti jį į terminalą, nes reikia dar išdujinimo įrangą pastatyti ir taip toliau. Ir tokį įrankį naudoti gąsdinant rusam. O mes pasirinkom kitą taktiką. Nei dėrėti su Gazpromu, nei mojuoti, bet iš tiesų padaryti 100% alternatyvą Gazpromui. Mes taip skaitėm, kad rusai nekvaili, jie tikrai supras, kad mūsų alternatyva yra silpna ir realiai neveikianti. Ir ką jie padarys, jie tada paims ir sakys, gerai, importuokit per savo terminalą. Mes importuosim, o per mažą terminalą importuojant, importo savikaina proporcingai yra didesnė. Ir mes pasirinkom terminalo dydį, konjunktūrą tokią, kuri leidžia dujas įpučiamas iš terminalo į vamzdį padaryti pačias pigiausias, įvertinus visus aspektus - transportavimą, išdujinimą ir taip toliau. Taip kad gal iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad terminalo dydis, pavyzdžiui, didelis, kad terminalas gali aprūpinti visą Lietuvą dujomis. Bet tikslas jo dydis, terminalo talpa, buvo pasirinktas 1700 tūkstančių kubinių metrų pagrindė todėl, kad didžioji tanklaivių flotilė, kuri atveža suskystintas dujas, yra 150 tūkstančių kubinių metrų. Terminalas negali išdujinti iki pat dugno, dėl to, kad jis tada atšils. Dujos turi būti šaltos, jis turi minus 160 laipsnių būti nuolatos. Tai visada kažkiek procentų turi likti. Tai tie apie 20 tūkstančių kubinių metrų visada lieka. Reikia, kad atplaukęs tanklaivis sugebėtų išpilti 100% visą savo tūrį. Jeigu jis neišpila savo tūrio, jis turi laukti, kol turi laukti uoste, išmetęs inkarą, kol tu sugebėsi tas užpiltas dujas išdujinti ir vėl tada jau likutį supilti. Arba jisai tau įpila tik dalį krovinio, o kitą dalį veža kitur. Tam tanklaiviui auga kaštai, tau auga kaštai už prastovas, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir visoje grandinėje dujos tampa žymiai brangesnės. Tai mes pasirinkom tokį dydį, kuris užtikrintų, kad grandinė bus labai sklandi, lengva ir pigi. Tai yra tanklaivių nuoma pati pigiausia, pasirinkimas pats didžiausias, grafika vežimo sudaryti lengviausia ir taip toliau, ir taip toliau. O kad jisai išdujina 4 milijardus kubinių metrų, tai lemia išdujinimo pajėgumai. Išdujinimo pajėgumai sudaro tik 1-2% viso terminalo kaštų. Mes galėjom pastatyti ir kad 3 kartus Lietuvai aprūpintų dujom. Tik priklauso, kiek traukinių pastatai išdujinimo. Tas neturi jokio skirtumo. Tu gali pristatyti kiek nori, gali mažai, gali daug, tai beveik nedaug kainuoja palyginti. Didžiausias apribojimas yra, jeigu tu pridarysi per daug išdujinimo pajėgumų, tai laivas turės plaukti kasdieną, o tai praktiškai neįmanoma. Tokia logistinė grandinė sulūž. Mūsų terminalas, dirbdamas maksimaliu pajėgumu, turėtų priimti laivą kas 3 dieną. 3-4 dieną, kas mes paskaičiavom, yra maždaug logiška. Labai sunku, bet logiška. Pavyzdžiui, šiemet mes turėsime 2 laivus per mėnesį. Tai tikrai ta tiekimo grandinė pakankamai paprasta, gerai su. Taip kad buvo pasirinktas toks variantas, kad net nesiderant su Gazpromu, net nesiderant su jais, jie jau žinotų, kad mūsų alternatyva yra pati jo optimaliausia.
Ir aš manau, čia buvo pats skaudžiausias dalykas jiems. Mes nesiderėjom, neprašėm nuolaidų, absoliučiai nieko. Visiškai. Nutraukėm bet kokias dėrybas, dar į teismą jas padavėm į arbitražą už praėjusias bėdas. Bet juokas juokais, bet tai yra pati geriausia dėrybinė strategija turėti jėgos pačiam. Ir ta mūsų patirtis, dirbant su Rusija, būtent tokia yra. Turi turėti raumenų, kad tave gerbtų. Ir tai vienintelis būdas, kuris mums tą padėjo. Ir tai, tiesą sakant, turiu prisipažinti, viskas vyko žymiai geriau, negu mes tikėjomės. Mes manėm, kad Gazpromas nenuleis kainos. Mes manėm, kad Gazpromas nenuleis ir kad jie lauks, kokios vis dėlto formuosis SGD kainos ir tada pagal tai savo kainodarą darys. Dabar, aišku, dėl unikalios padėties pasaulyje, kai SGD žiauriai nukrito, mes net gavom geresnį pasiūlymą iš Statoilo negu iš Gazpromo. Ir šiemet įvyko tas, kas turbūt aš net pats tyliai net nesvajojau, kad 100% dujų yra iš terminalo. Mes net nesitikėjom, kad terminalas ir mūsų dujininkai sugebės balansuoti mūsų visą dujų sistemą. Mes paslapčia tyliai bijojom, kad vis tiek reikės Gazpromo, nes Gazpromo vamzdis ant tiek storas, kad jis labai lengvai balansuoja sistemą. Bet mes greitai pasistatėm Klaipėdą Kuršėnai vamzdį, kuris mums leidžia dabar patiems sistemą balansuoti. Mūsų terminalas, mūsų stotis Jauniūnuose užtikrina, kad vien terminalo dujos jau cirkuliuoja visoje Lietuvoje. Tai mūsų inžinieriai net rado tą būdą, kad tą seną sovietinę sistemą priversti dirbti naujoviškai ne iš rytų į vakarus, o iš vakarų į rytus. Prisipažinsiu, kai mes pradėjom statyti terminalą, mes visiškai netikėjom to. Mes manėm, kad vis tiek reikės gudriai kažkiek imti iš Gazpromo, jiems to nesakant, kad mums to reikia. Dabar galim pasakyti, kad mums net nereikia jų. Dabar viskas, tik tai komercinė. Tai grubiai sakant, terminalo logika buvo ta, kad jis būtų reali alternatyva Gazpromui ir panašu, kad mums pavyko tą padaryti tiek techniškai, tiek komerciškai, nes dabartinė situacija Lietuvoje tai rodo. Jungčių tikslas buvo lygiai toks pat, kad mes nebūtume priklausomi nuo importo iš Rusijos. Kadangi mes importuom 60-70% iš Rusijos, niekad nežinojom, turėjom tokių baimių, kad rusai probiškai kels kainą. Vienas, todėl, kad Rusijai mažėjo gamyba ir augo vartojimas, mes bijojom, kad Rusijai natūraliai augs kaina ir tada jie galės diktuoti aukštesnę kainą mums, mes neturėsim pasirinkimą. Tai jungčių tikslas buvo pastatyti jungtį į Švediją, nes Švedija yra pigesnė elektra, o jungtis su Lenkija mums reikalinga integruojantis į kontinentinius Europos tinklus. Tai logika buvo tokia ir tai mums pavyko. Gerai, ačiū už atsakymą. Ar yra klausimų iš salės? Klausimą turiu apie Karaliaučiaus srities. Kas bus, jeigu mes sinchronizuojame su Europą, o jie tampa sala? Ta prasme, honoras jiem turbūt neleis sinchronizuotis, nors turbūt pagal pinigus geriau apsimokėtų. Ir kada čia apie 2000-osius Žirinovskis kažką šnekėjo, kad jeigu ką tai prasimušim koridorių, nebus taip. Ačiū labai už to. Labai malonu irgi matyti kolegą, kuris vis dėlto sugebėjo baigti fizikos fakultetą. Mano bendrakursis. Tikrai. Pagarba žmonėm, kurie tokius sunkius mokslus baigė. Dėl Kaliningrado mes turim techninį sprendimą, dar galutinai neišdirbtą. Bet mes privalom užtikrinti Kaliningradai saugų darbą. Kaliningradas izoliuotai nedirbs. Jie pabandė pernai metais dirbti salos režimu, sugebėjo dirbti 15 ar 16 minučių. Nes jie pabandė savo veikimo modulį, bet jiem nepavyko. Jie vėl prie mūsų prisijungė. Taip, kad mes manom, kad Kaliningradui būtinai reikės užtikrinti. Kaliningradui kaip minimum rezervus reikia duoti, balansavimą reikia duoti ir tą gali duoti tik tie patys rusai. Tai mes Kaliningradą vienaip ar kitaip praleisim per Baltarusiją, praleisim iki Rusijos, tam, kad jie gautų, ko jiems reikia. Sinchronizuotis Kaliningradas, mano spėjimas, aš nesu tikras, bet mano spėjimas norėtų su mumis į vakarų Europą, dėl to, kad tai tada iškart pateisintų jų atominę elektrinę ir jie ją iškart galėtų pastatyti. Dėl to, kad jie turėtų išėjimą į vakarų Europą ir galėtų statyti atominę. Jeigu pažiūrėtume rusų taktiką,
nuo resursų pardavimo, ką jie anksčiau stengdosi kiek įmanoma daugiau parduoti dujų, jų taktika šiek tiek keičiasi, diversifikuojasi, jie bando parduoti kiek gali daugiau elektros. Tai projektas Baltarusijoje, projektas Kaliningradė yra tie projektai, kurie leidžia jiems išnaudotos. Tai jie tikrai norės sinchronizuotis, bet mūsų pozicija kartu su Latviais ir Estais, kad jie neturi sinchronizuotis. Sinchronizacija turi būti be Kaliningrado, apeinant jį. Tas kainuos brangiau, bet taip turi būti. Su Europos komisija irgi esam sutarę, kad mes rasim su Latviais ir Estais techninį sprendimą, užtikrinant stabilų Kaliningrado veikimą ir mes į kontinentinę Europą, o jie per mus į Baltarusiją. Nepaaiškinsiu aš labai tiksliai, kaip tas veikia, čia reikėtų specialistam pasakyti, bet sprendimas maždaug toks, kad taip sistema turėtų veikti. Nežinau, pamatysim. Kaip minimum mes, jeigu pavyks kaštus pasidalinsim. Europą sumokė. Tai visiškai sutinku su pranešimų metu ministro pasakyto mintim, kad energetikos visą politiką formuoja būtent pirminis energijos šaltinių balansas, būtent tai, iš ko mes pasigaminsime elektros energiją. Ir šiuo metu mes matome, kad esame visiškai priklausomi, ne visiškai, bet daug esame priklausomi nuo elektros energijos importo, importuojame 70% energijos ir gaunasi taip, kad mes tampam priklausomi ne nuo savo valstybės strategijos, bet nuo kaiminių valstybių strategijų. Tai visgi kokie yra galbūt naujoje energetikos strategijoje planuojami, modeliuojami, kaip ir tikslai užsibriežti, kokia bus mūsų vidinė gamyba, kiek procentų mes patys pasigaminsim. Dar anksti pasakyti, pamatysim, kas bus energetiniai strategijoje. Ar mes nustatysim tam tikrą gamybos procentą, kuris privalo vietiniai gamybai, koks procentas vietinės gamybos privalo būt, man sunku pasakyti. Bet čia yra pakankamai rimtas ir politinis, ir ekonominis rebusas. Dėl to, kad užsibrėžia vietinę gamybą ir pagal tai, kaip mes matom gamybos savikainą dabartinėje Europoje, tai išskyrus vėją, kuris gali būti subsidijuojamas ir gali tikrai mums padėti pigiai turėti vietinę gamybą, visi kiti gamybos šaltiniai būtų brangesni. Tai pasakius A, visą laiką reikia sugebėti pasakyti ir B. Tai jeigu mes sprendimą priimam tą vietinę gamybą vystyti, mes tada turim ir prisimti atsakomybę, kad ir kaštai bus didesni. Tai čia, manau, čia bus pati sunkioji dalis, dėl to, kad už tai turės balsuoti Seimas. Tai labai priklausys, kokia bus Seimo pozicija. Ir čia šiaip, tarp kitko, labai dabar aš tik pagalvojau, bet geras klausimas bus žinant, kad jeigu balsuos prieš pat rinkimus, tai bus tikrai nelengva dėl to, kad kas ranką kels už tai, kad elektra brangi. Bet pati logika sakytų taip, neatmešiau to varianto, kad mes galim pasirinkti pakopinę sistemą, tai yra pirmą pasidžiaugti tuo, ką pasiekėm dabar. Mes neturim tokio nežmoniško spaudimo tą savo vietinę gamybą turėti labai didelę, dėl to, kad mes turim labai daug jungčių. Taip, kad saugumas elektros sistemos yra didžiulis. Bet to mes turime rezervinę gamybą, elektrėnai, kad ir tie patys Kaunas, Vilnius, Panevėžys, kitos elektrinės, tie stovintis agregatai vis tiek gali būti paleisti. Tai jeigu kažkas tokio reikšmingo įvyktų sistemoje, mes galėtume paleisti, kai aišku, brangiai jie gamina. Elektrėnų savikaina su dabartiniam dujų kainom yra apie 40 eurų, o jeigu skaičiuot absoliučiai viską ir pelno maržą, tai pasiektume ir 55 eurus. Tai palyginus su biržos kainom tikrai daug, bet palyginus, pavyzdžiui, su pernai metų kainom, tai visai neblogai, dėl to, kad dujas atpigo. Taip, kad mes rezervus turim, valstybė kaip ir saugi, jeigu reikės pasigaminsim, ką norim, todėl mes turim tą galimybę atsisėst, apsidairyti ir pamastyti. Aš manau, kad mes ją turim. Ir tada jau rinktis atidžiai tuos dalykus, kurie mes manom yra tinkami. Dar pasakysiu vieną tokį dalyką, nenoriu, kad tai nuskambėtų labai mėgėjiškai, bet kad ir kaip galbūt mėgėjiškai skamba šiame lygyje, bet tai yra dalis irgi mąstymo, kai mes kalbame apie ateities energetikos ir vietinę gamybą.
visi energetikos ministrai 2 kartus per metus turi tokius energetikos ministrų susibūrimus Europoje. Praėjusį pusmetį pirmininkavo Liuksemburgas. Ir Liuksemburgas pirmą sesiją, kuri vyko Liuksemburge, tai vadinama neformali taryba, jie padarė tokiu būdu, kad jie nutarė, kaip sakyt, ministrus palinksminti. Ir vietoj to, kad mes ten sėdėtume ir skaitytume iš lapelių kiekvieną savo politiką ir išsiskirtume, jie padarė tokį sesiją, į kurią pakvietė labai įdomius pranešėjus. Pakvietė ekonomistą Rifkiną. Girdėjęs esu. Neblogas. Tada pakvietė keliautoją ir lakūną prancūzą Picardą. Picardas garsus tuo, kad jisai su saulės varomų lėktuvu apskrido aplink pasaulį. Ir pakvietė Teslos įkūrėją Eloną Muską, kad jie paskaitytų pranešimus, kaip jie mato energetikos ateitį. Tai jeigu suvedus viską, jų visus tos pasisakymus, aišku, jie atstovauja tą atsinaujinančią energetiką, profesorius Rifkinas galbūt toks neutralus, bet jų buvo toks maždaug pasakymas, kad energetika labai fonuoja čia. Čia gal mano mobilus? Ne? Gali būti. Sakė, kad energetika vystosi pakopomis. Tai pirma pakopa buvo energetikoje, kai jinai iš vis atsirado elektrinė ir šalia esantis rajonas, kuris iš elektrinės gauna elektros energiją. Taip pradžia energetikos. Sekantis žingsnis - pastatyti perdavimo tinklai, galingi perdavimo tinklai ir galingi generavimo pajėgumai. Išskirtinai galingi didelės atominės elektrinės, didelės šiluminės elektrinės, anglinės elektrinės ir sugebam elektrą perduoti didžiuliais tais tinklais, tolimą atstumą ir tada elektra yra tiekiama. Dabar mes einam į trečią pakopą, tai yra lanksti gamyba, lankstus vartojimas. Grubiai sakant, kad vartotojai anksčiau ir vėliau taps ir gamintojais, taip pat gamintojai anksčiau ir vėliau taps vartotojais. Kodėl tai gali įvykti? Vienas, kad vartotojai gali turėti įsirengę atsinaujinančią energetiką, baterijos labai greitai vystosi, atsinaujinančios energetikos savikaina labai stipriai krenta. Ir dabar galvot apie tuos pačius didžiulius galingus generavimo pajėgumus, tokius taškinius, kur išskirstyti elektrą, nėra perspektyvų, dėl to, kad kaštai vėjo galbūt lėčiau krenta, nors vėjas jau pakankamai nukritęs yra, bet saulės kaštai krenta aritmetinės progresijos greičiu. Tai gali būti, kad po 10, o galbūt jie ten išspėlioja po 5, gal po 4 metų, ta savikaina jau bus palyginama su dujų turbinos savikaina ir tada mums verta turėti geriau daug mažų gamintojų, turėti išmanius tinklus, kurie paleidžia mūsų prietaisus tada, kai elektros kaina mažiausia ir taip toliau ir taip toliau. Tas lankstumas tarp vartotojų gamintojų, jisai sukurtų tokį, sakykime, subalansuotą chaosą elektros sistemoje, kur atsinaujinantis vaidina pagrindinę rolę ir mums nereikia tokių didelių taškinių. Ir aš tame posėdį sėdžiu ir galvoju, palaukti, ar tik Lietuva šiuo atveju nebūtų idealioje padėtyje, mes kaip tik neturim tų galingų gamybos pajėgumų, turim puikų tinklą, tiek perdavimo tinklą, tiek paskirstimo tinklą. Taip, galbūt tai, kaip sakoma, too good to be true ir tai yra svajonė, kuri kažkada tik vėliau įsigyvens. Bet jeigu ta svajonė yra teisinga, tai mes nesam tokiai blogoj padėti. Tai būtent mes kaip tik dabar ir esam toj padėti, kai mes tą trečią žingsnį galim pereiti labai sklandžiai. Tai, sakau, tai nėra ta mintis, kuri vyraujanti ir pagal kurią remiantis mes galvojam ir energetikos ministerijai svarstam, bet jeigu pakalbėtume su energetikais, pas juos visus šitas sėklas, šitas virusas jau yra įmestas. Išmanieji tinklai, 3 kartos energetika ir taip toliau, ir taip toliau. Visi laukia, kada tas bus, kada. Pažiūrėkim, Dubajui prieš pusę metų įvyko konkursas, saulės gamintojai davė kainą pigesnį už dujų gamintojus. Be paramos davė Dubajui. Saulės druskos stulpai Amerikoje
Modžiavės dykumoje irgi duoda savikainą tokią pačią kaip dujų turbina. Gobio dykumos ir Portugalų vėjas irgi duoda savikainą, tų didžiųjų sparnų elektrinės duoda tą pačią savikainą kaip dujinės turbinos. Taip, tai aišku unikalios vietos, unikalios geografinės sąlygos, bet tai eina į tą kryptim. Tai labai sunku, bet nežinau, aš taip intuityviai kaip asmuo jaučiu, kad mes turim tą galimybę apsvarstyti. Turim tą galimybę apsvarstyti šitos dalykus. Tas Astravas, aišku, čia kažkiek maišo visas kortas. Bet aš manau, kad tą galimybę mes turim ir turim per daug neperskubėti šitoje vietoje ir nesuklysti su ta. Gal daryti tos žingsnius, kurie jau dabar realiai matomi, tą patį vėją skatinti per europinės subsidijas, daryti tą, kurį jau ir taip matom, nesuklysim, o kitus žingsnius įvertinti ateityje. Galbūt. Aš galbūt čia jau per daug ir neprofesionaliai spėlioju, bet, kad jau kai kalbu, tai kalbu. Gerai, ačiū už atsakymą, tai galbūt klausimą norėtų užduoti ponas Laurinas Juodis. Dabar ar iš to sąrašo, ar čia papildant? Tai papildom. Apie Astravą, manau, būtų. Tai, matot, Astravas, reiškia, yra turbūt keli aspektai. Vienas kaip generacijos šaltinis, kitas kaip rizikos. Tai dabar aš nežinau, nes mes kalbėjom daugiau apie generaciją. Tai iš tikrųjų man sunku spręsti dėl to, nes jūs irgi gal paklausčiau, tai vis dėlto kokios galimybės atriboti Astravo elektrą, jeigu jinai veiks IPS, UPS sistemoje ir ten viskas susimaišys, mes nebežinosim elektronas, reiškia, kuris yra pagamintas ar Astrave, ar kitoj rusų elektriniai finansuojama. Astravo kaip pačio objekto išskirti elektronų neišskirsi, tokio kaip vieno mes tikrai neapribosim. Jeigu mes norim apriboti Astravą, turėsim apriboti visą pjūvį Baltarusijos. Tai yra mes apribosim ir baltarusišką elektrą, ir jų šiluminių elektrinių elektrą, ir Astravo elektrą, ir rusišką elektrą, kuri per Smolensko pjūvį ateina pas mus. Mes apribosim tą. Ir taip, aš manau, kad Baltarusiam tai bus pakankamai rimtas signalas, dėl to, kad Lietuva yra geriausiai sujungta šalis su jais ir jeigu jie norėtų eksportuoti vakarus, mes esam pirmasis pasirinkimas. Bet tai yra ir dalinai ne 100% sprendimas, dėl to, kad Baltarusiai teoriškai gali pastatyti liniją į Latviją. Įsivaizduokim hipotetinę situaciją. Baltarusiai nusprendžia nubausti Lietuvą. Ok, sako, mes nukreipiam srautus transporto į Latviją ir pastatome elektros liniją. Jūs Latvijai irgi pastatykit savo pusę, 2 linijas po 1000. Viskas, lygiai tas pats. Mes tada turim ką Latvijų pjūvį uždaryti. Ir Baltarusų, ir Latvijų. Tai yra, kas tada su mūsų sistema bus. Jau mes modeliuojam, kad uždarius baltarusišką pjūvį, jau mes turim sunkumų, kaip sakiau, su vėjais, su balansavimu, taip toliau. Uždarius latvišką pjūvį, mes esam vos nevariniam režime. Viskas, be sinchronizacijos, be antros linijos su Lenkija, tai yra sunkiai gyvenimas dalykas. Mes būtinai tada turim naudoti savo vietinę gamybą, turim ją vystyti ir naudoti net ir tą, kurią dabar turim, tą brangą savo gamybą. Tai yra labai sunkiai sprendžiamas klausimas. Kitas dalykas, nusiraminus aistrom reikia paklausti, koks mūsų siekis vis dėlto yra. Jeigu mūsų siekis yra, kad Baltarusija nepastatytų elektrinės, čia kiekvienas galim turėti savo nuomonę, bet ar mes sustabdysim, aš nežinau. Tiek, kiek jie jau pastatė. Ar mes galim juos paveikti, kad jie ją pastatytų saugiau? Taip, manau, kad tikrai galim. Tai šita kryptis, manau, yra perspektyvi. O kokius metodus tam pasirinkti, jau čia yra didžiulis klausimas. Mes galim vienu plunksnos brūkštelimu apriboti komercinį srautą iš Baltarusijos. Jiems bus lygiai tas pats, kas skaitiklio statymas ir fizinis apribojimas. Mes tą galim padaryti vienu plunksnos brūkštelimu. Jisai savotiškai net ir tuo geresnis, kad Baltarusija negali patekti į mūsų biržą, neuždirba iš to pinigų, bet fiziniai srautai nėra ribojami. Todėl, pavyzdžiui, estai per Rusiją ir Baltarusiją gali atsiųsti mums savo elektrą. Todėl mums balansuos sistemą, laikyti rezervus, visą kitą neuždaro galimybių. Bet Baltarusija negali pas mus prekiauti. Jeigu kitas variantas, kuris dabar irgi karštai siūlomas, bent konservatorių,
kad statyti keitiklį. Keitiklio statymas taip yra irgi efektyvi priemonė, dėl to, kad įgauni galimybę tą srautą fiziškai mažinti. Bet tada labai įdomus klausimas, kaip sakoma, tango šokama dviese, įdomu, ką padarys Baltarusija. Jeigu jie pamatys, kad mes statom keitiklį, keitiklis tradiciškai statomas abiejų šalių. Viena turi prieimą prie vieno galo, kita prie kito ir abidvi gali reguliuoti. Jeigu tai būtų mūsų vienų sprendimas ir mes vieni statytume keitiklį, tik mes vieni jį reguliuotume. Baltarusijos, net be politikos, be didžiosios politikos, Baltarusijos sistemos operatorius tokią liniją gali traktuoti kaip išjungtą liniją. Dėl to, kad jo nuomonė, kai jis negali jos reguliuoti, ar kai čia bet kada bet kas gali reguliuoti, jis gali tiesiog traktuoti kaip išjungtą liniją. Ir ką mes tada turime? Mes tada turim išjungtą liniją. Tai galbūt mes to ir siekiam, galbūt ne. Bet tada turim susitaikyti su visom pasiekmėm. Išjungta linija čia reiškia mums rezervavimą, balansavimo kaštų išaugimą, poreikį didesnei vietiniai gamybai, Nord-Balto Litpolinko apribojimus, tam, kad mes turėtume pakankamus rezervus iš kitų šalių. Taip kad, čia yra tikrai labai subtilus klausimas ir kuo tu giliau įeini, tuo jisai darosi įdomesnis. Taip, aha. Taip. Kadangi mes esame energetiškai saugus, kaip ir tos elektros energijos. Taip. Tarkim, vėlgi, sakome, elektrinė Baltarusijos dabar taip pastatyti. Ir galbūt būtų galima, pavyzdžiui, su jais pradėti bendradarbiauti, šitas būtų kooperuotis ir kartu, ne, statyti, kartu gal net įgalininkais valstybėje šitos atominės elektrinės ir po to, nežinau, sutikti vyriausybės, arba čia elektros gal iš to papildomą naudą. Minti, kad komunistai atmeta taškas politinės paranojas, kaimas, ir taip toliau, būtų visiškai Pusė žmonių mūsų Seime jūsų paklaustų, kam jūs dirbat. Tai... Jūs turbūt Seime senai buvot, taip drąsiai sakot, kad Baltarusija... Aš sutinku, aš juokauju, aš, kaip sakyt, specialiai užaštrinu klausimą, kad jūs suprastumėt, kaip politiškai tą sunku diskutuoti. Kad dalyvauti su Baltarusijos tame projekte, manau, tikrai neįmanoma. Čia net logiškai mąstant, Baltarusija pasielgė, mano nuomonė, neetiškai ir negražiai, statydami prie pat Vilniaus. Tai buvo negražus žestas. Greičiausiai tai buvo net ne Baltarusijos sumanimas, o Rusijos sumanimas. Tai vien faktas, jeigu tavo kaimynas pasielgia taip ir pastato nuo tavo sostinės per 50 km, čia negali perlipti per save. Taip. Jo, bet dalyvavimas reiškia iš karto pritarimą. Politiškai tai, mano nuomonė, neperžengama žingsnis. Norėčiau irgi truputį prie šito klausimo, jeigu paplėtoti, atsiprašau, kad... Gerai. Bet iš tiesų, taip mes irgi tuos klausimus įtraukėme, plėtojam, reiškia, vienas dalykas, iš tikrųjų, su Baltarusija yra mūsų požiūris gana sudėtinga, ta prasme, yra keliapakopis etapas. Ta prasme, vienas dalykas, aišku, kad mes negalime pritarti tokiam taip arti esančiam objektui, kuris mums kelia riziką. Ta prasme, vienas yra didelė problema ir aš nežinau, kažkaip man keista, kad mes niekada nesulaukiam nei iš žiniasklaidos, nei iš vyriausybės klausimų dėl tos rizikos. Reiškia, ką aš noriu konkrečiai pasakyti, kad kai buvo pirmą kartą turbūt pristatytas Baltarusijos atominės elektrinės poveikio aplinkai vertinimas, tai fizikos instituto mokslininkai, aš irgi dirbu, reiškia, dabar yra fizinio technologijos mokslų centras, nežinau, ar jūs žinote, atliko ekspertizę, reiškia, ir įvertino poveikį, koks galėtų būti poveikis Vilniui, reiškia, labai sunkios viršprojektinės avarijos atveju. Tai žinot, tas faktas ir man keista, kai yra to ekspertizėje parašta juodo ant balto, kad tokios avarijos atveju galimai reikalinga Vilniaus evakuacija. Tai man iš tikrųjų labai keista, kai niekas nieko neklausia, reiškia, nes mes esame taip kokiam vakuume ir niekam nerūpi. Tai va, tai yra, reiškia, rizikos faktorius ir pirmas etapas, kad mes negalime šitam dalykui pritarti. Ta prasme, bet
esmė yra tokia, kad ta elektrinė yra statoma dabar. Tai reikia strategiškai dėlioti savo žingsnius toliau. Bendradarbiavimas, aišku, yra pats paskutinis ir, mano nuomonė, blogas etapas, blogas pasirinkimas. Nebent mes iš to turėtume didelę naudą. Nes dabar kaip valdoma rizika pasaulyje, yra 4 Tatena principas, kuris teigia, kad rizika turi būti atsveriama naudos. Dabar mes jokios naudos kol kas iš Astravo negavome. Tai, pavyzdžiui, Astravas galėjo būti ne Astravas, o prie Minsko 40 km, bet jie to nepasirinko, nes jiems ta rizika per didelė. Tai kaip mes elgsimės toliau, man iš viso nėra aišku, nes aš manau, kad vargu tikėtis, ar jie suteiks kokią naudą, bet tą turėti omeny, turbūt mūsų politikai turi turėti omeny, kad kita vertus nauda yra paskutinis klausimas. Antras klausimas prieš paskutinis tai yra, kaip jie kompensuos tą riziką. Nes tai yra, aš manau, realūs piniginiai klausimai. Pavyzdžiui, dėl avarijos, avariniai parengties planai, dėl evakuacijos ir panašiai. Tai jie kainuoja pinigus. Tai jau reikia pradėti galvoti ir keltos klausimus, kaip jie ruošiasi tai, kompensuoti. Tai va čia yra daugiapakopis klausimas, daugiapakopis procesas ir man keista, kad, niekas neklausia, kaip čia yra, ar iš tikrųjų, ar jūs neapsirikote ir taip toliau. Klausia. Baltarusiam yra pateikta informacija, kiek žemės drebėjimų yra buvę per pastarosius 150 metų, paskutinis 80 metais, 1980, tarp 5 ir 7 balų pagal Richterio skalę. Taip, kad tai yra seismiškai aktyvi vieta. Baltarusiai teigia, kad jų numatyta technologija gali išlaikyti 7 balus ar 8 balus, man atrodo. Tai neva tai yra pakankamai saugus sprendimas, kad tai yra naujos kartos VVR reaktorius po Fukushimos atnaujintų mechanizmų, kuris užtikrina, kad nepatektų radioaktyvios medžiagos į aplinką, kad vanduo yra naudojamas uždaram kontūre, tai grubiai sakant, į nerį nebus tas vanduo patiekiamas, tik paimamas tas, kuris prarasta. Žodžiu, klausant jų argumentų, daug dalykų jie paaiškina, bet yra ir nepaaiškinamų dalykų. Pavyzdžiui, mes žinom, ką daro Rosatomas Vengrijoje. Tai, pavyzdžiui, Vengrijoje prieš statybą jie pasikvies Tatena misiją, kuri padarys tyrimą pagal SIDA, jie padarys stres testus, jie padarys poveikio aplinkai vertinimą, jie yra numatę pastatyti sarkofagą sunkiesiam lėktuvam. Visi dalykai, nors stato tas pats Rosatomas, yra numatyti ir jie bus padaryti. Čia Baltarusijai stato tas pats Rosatomas, kažkodėl tie dalykai nėra daromi. Statyba pasirenkama prieš šitos procedūrinius dalykus ir tai iššaukia dėl to Lietuvos, aš net pavadinčiau susierzinimą, natūralų susierzinimą, kad yra nesiskaitomas tarptautiniais standartais. Ja, mikrofoną jau mačiau. Prie to paties Astravo klausimo. Ar ministrė nemanot, kad geriausias būdas sustabdyti Astravo statybas būtų savo vietinės elektros generacijos vystymas, nes juk iš tikrųjų Rusai stato atominę dėl to, kad mes patys esam deficitas, mes negaminam savo elektros praktiškai ir mes esam priversti pirkti elektros energiją. Netgi tie patys kinai eina į Kauną dėl to, kad jie mato, kad čia yra deficitinė rinka, kad neaišku, kas bus su Švedija, kai jie savo atominės po 20 uždarinės. Ta prasme, kažkaip visi mato galimybę pas mus vystyti generaciją arba mums pardavinėti, tik tai mes kažkaip jau 4 metus laukiam šitą vyriausybę ir vis svarstum ir kažkaip tų atsakymų dėl vietinės generacijos jų vis neatsiranda. Bet iš tikrųjų, jeigu mes būtume savo vają vystę, toliau statę, tai tada nebūtų jokio tikslo kažkam importuoti Lietuvą elektrą, nes mes patys apsirūpintume šito išteklių. Tai va, toks ir klausimas, ar iš tikrųjų nevertėtų kartu vają projekto atgaivinti, galvojant apie Astravo konkurenciją, tam tikrą Astravo ir kaip mes galim
juos sustabdyti, nes jų sustabdyti aš galiu duoti ranką nukirsti, kad mes jų nesustabdysim taip, kaip mes tai dabar darom, nes jie jau per Kalėdas atsivežė reaktorių, jie dabar montuoja reaktorių sistemas ir dabar ten statybos vyksta visų pajėgumų pagal visą tvarkaraštį ir jie iš tikrųjų kokiais 19-20 metais jie turėtų pabaigti ir tada sėkmingai pas mus tą elektrą eksportuos ir ką mes tada darysim. Mes negalėsim nesinchronizuotis, tai paprastai, net ir apie sovietinės generacijos mes irgi negalim sinchronizuotis, nes žinot, mes turim apie 2-3 metus prieš sinchronizaciją, prieš prisijungdami prie keto, turim veikti izoliuotai. O tam, kad, reiškia, 3 Baltijos šalis turim veikti izoliuotai. Atsijungia nuo IPSUPS ir nuo Nordelo atsijungia. Atsiprašau, galima gal nuo kolonėlių toliau truputį pasitinti. Jo. Tai jeigu mes neturim... Jeigu mes neturim savo generacijos, mes negalim veikti izoliuotai. Tarp kitko, netgi 2002 metais, kai buvo 2 veikiantis reaktoriai Ignalinos, buvo suplanuotas bandymas, Baltijos šalių izoliuoto veikimo bandymas. Ir jisai įvyko tik tai popieriui. Nebuvo realiai fiziškai atsijungti, nes išsigando energetikai, kad vyks blekautas ir nebuvo tas padaroma. Tai buvo 2 veikiantys reaktoriai. Mes dabar esame deficitas ir mes niekaip negalim veikti izoliuotai. Ir be savo generacijos vystymo mes niekaip negalėsim veikti izoliuotai ir niekaip nesinchronizuosim su ketu. Tai ta prasme, kada tas generacijos klausimas bus atsakytas, nes kaip suprantu, dabar naujoji struktūrai nėra to klausimo atsakyta ir kažkaip mes laukiam tos revoliucijos atsinaujinančių, kuri taip ir neateina, jau čia 10 metų ir laukime, vis tiek eina į kainos mažėjimo pusę, kad energijos kaupimo sistema tai ne taip greitai vystosi. Tai va, kaip su ta generacija, kada jinai bus iškelta į aukščiausią darbotvarkę politinę ir kažkaip jungt su Astravo klausimus. Tai yra tikrai pavojus ir tarp kitko, turbūt, kas atsimena dalyvavo čia, ar 12 ar 11 metais buvo Astravo delegacija atvykus čia kaip ir PPA ir buvo bandymas surengti poveikio aplinkai vertinimo pristatymą visuomeniai čia. Tai iš tikrųjų, aš atsimenu, buvo paprašytas skelbimas, kad bus pristatymas apie Astravo atominę. Nebuvo paskelbta, kas dalyvaus, susirinkti irgi pilna auditorija. Ir čia pasirodė visi oficialūs Baltarusijos pareigūnai, mūsų aplinkos ministerijos atstovai ir jie bandė užsiskaityti savo kaip viešą pristatymą. Tai aišku, čia buvo Seimo narių, ten protestavo žmonės ir to nepavyko. Tai kažkaip šita vieta tokia PPA, šita auditorija tokia Astravo yra svarbi tema ir manau, šiandien visi irgi galim kažkaip daugiau tos klausimus paliesti ir žiūrėti priekį. Tai atsiprašau už ilgą intarpą. Ačiū, labai matosi informuotas jaunas žmogus. Jeigu išardyt jūsų klausimus į dalis, tai paveikslas nėra toks jau paprastas. Jeigu mes manom, kad pastatę savo atominę elektrinę mes išstumsim Astravą, tai nėra tikslus atsakymas. Elektros sistemoje visa elektra yra parduodama biržoje ir joje parsiduoda pigiausia elektra. Kad Astravas bus pigesnis su Rosatomu už Hitachi atominę elektrinę, aš įsitikinęs esu. Ten viskas bus pigiau. Rusiškos technologijos, finansavimas, palūkanų maržos kitos ir taip toliau. Statybos procentas. Tai jeigu mes manom, kad mes pastatę Visaginą išstumsim Astravą, tai greičiausiai gausis, kad mūsų valstybei tą kainų skirtumą tarp Astravo ir mūsų realios savikainos tiesiog reikės kompensuoti. Ir tai dar nereiškia, kad Astravas puikiausiai neparsiduos, neišplauks į kitas šalis ir taip toliau, jeigu jungtis tarp mūsų bus. Tai nėra taip, kad mes pastatę Visaginą išmušim Astravą. Kitas dalykas irgi nėra labai aišku, ar Astravas yra tikrai statomas tik tai eksportui. Jeigu atvažiuoja Baltarusių ekspertai, neutralūs ekspertai, tai jie traktuoja Astravo projektą kaip mūsų suskystintų dujų terminalo projektą. Tai yra nepriklausomybės nuo Rusijos projektą. Nes jie priklauso nuo rusų dujų kainos. Ir jie sako, kad jie priversti, jie turėjo rusam viską parduoti, kad rusai duotų jiem tik tai pigias dujas.
o pasistatę Astravą jie turės savo vietinę gamybą. Atominis kūras yra žymiai lengviau importuojamas ir žymiai daugiau šalių, iš kur gali importuoti. Ir jų priklausomybė nuo Rusijos sumažės. Ir jie sako, mums šitas projektas yra skirtas vietiniai rinkai, užtikrinti vietinę rinką, kad mes stipriau atsistotume ant kojų ir atsispirtume rusų. Tai taip, aš suprantu, jie norės eksportuoti kiek gali daugiau, nes jiems reikia valiutos ir taip toliau, bet nėra viskas juodo ant balto. Baltarusiam trūksta vietinės gamybos. Tai gali būti ir tokia teorija netmestina, kad mes laidus nusikirpsim, o jiem nei šilta, nei šalta, jie tą elektrą, jie jau laidus pasistatė ir be mūsų linijoje jau gali puikiausiai Astravą išnaudoti. Užėdas pastatytas, link Minsko viskas sustiprinta, jie gali paduoti ir į tą pusę. Tai nėra čia 100% atsakymas, kad tie du dalykai susiję. Kas liečia vietinę gamybą, tai Astravas gal toks psichologinis aspektas ir geras tokį šitą kortą ištraukti, dėl to, kad, kaip jūs dabar sakėte, taip ir tikrai erdvėj informaciniai gali to manipuliuoti ir sakyti, mes išstumsim Astravą statydami savo, gali. Tam tikros racijos yra, nes tada Baltarusija gal nenorės eiti mūsų biržą, nes tada prasidės dempingas iš vienos iš kitos pusės, kiek čia mūsų valstybė pasiruošus kompensuoti pinigų ir taip toliau, gal Baltarusija nenorės varžytis, kas čia turtingesnis ir taip toliau. Gal, o gal ir ne. Tai tas argumentas galbūt ir gali būti naudojamas, kad čia stimuliuoti tą norą vietinę gamybą vystyti. Bet vietinės gamybos vystymosi pagrindinis klausimas yra savikaina. Kaip ir aš pradžioj sakiau, politikai turi apsispręsti, ko jie nori. Ar jie nori vietinės gamybos, ar nori elektros kainos. Jeigu būtų visiškai juodo ant balto ir kiekvienam, kaip sakyt, aišku, kad be vietinės gamybos žlugsim, tai tada pasirinkimas aiškus, vystam vietinę gamybą, net jeigu brangiau. Dabar daugybė specialistų ir tikrai šviesių žmonių sako, mūsų jungtis yra lygiai ta pati gamyba. Pagal NCI metodiką jungtis ir elektrinė skaičiuojama taip 1:1. Ar tavo elektrinė gali sugesti ir užsidaryti, ar tavo jungtis gali sugesti ir užsidaryti. Pagal NCI metodiką jie sako, ką mes kūrėme Europą, ką mes iš vis darėm tą Europą, kodėl mes statom jungtis tam, kad nepasitikėti Europą, tai ar mes esame viena šalis ar ne. Tai pagal europiečiką mentalitetą jungtis yra lygiai ta pati gamyba. Tai kai tu turi šitą argumentą ir tau pasako, žiūrėk, tu turi jungtis, jau visas jungtis turi. Ir pažiūrėk, kokią kainą tavo jungtis. Tai ką tu turėdamas visą šitą, dar statysi vietinę gamybą, kuri tau tik didins elektros kainas, ar duos tau rezultatą saugumo? Vienas sakys taip, kitas sakys ne. Čia nėra juodo ant balto. Tai priimti 100% tokį sprendimą, kad panacėja yra vietinė gamyba, negali. Nėra juodo balto argumento šitoje vietoje. Kai nėra juodo balto argumento, tai turi būti dalinai politinis sprendimas. Ir kaip visada populistiniai dalykai, kurie, kaip sakyt, gali plačiai liaudžiai pristatyti, neturėtų būti politinėse kuluaruose esminis dalykas. Tai jeigu būtų tikrai stipri grupė valdančiųjų politikų, kurie nuspręstų, kad valstybės likimas vis dėlto bus stipresnis, jeigu mes turėsim vietinę gamybą, tai toks ir turėtų būti sprendimas. Ką darysi, kaštai bus didesni. Bet tas sprendimas yra, mano nuomonė, yra daugiau valinis sprendimas, negu dėliojant energetinės strategijas, pasakyti, kad energetika reikalauja vietinės gamybos. Nereikalauja. Tiesiogiai išvedant energetiką nereikalauja vietinės gamybos. Reikia žymiai aukštesnio sprendimo. Ir dėl to, mes dalinai dėl to ir norim šitą energetinę strategiją cirkuliuoti visose politinėse sluoksniuose, kad gauti tą reikalavimą iš politikų. Duokit mums gamybos. Pavyzdžiui, mes dabar darom atvirkščiai. Pirmą padarėm strategiją, tada gausim komentarus. Pavyzdžiui, švedai daro visiškai kitaip. Jų komitetas prieš pradėdamas daryti strategiją turi atsakyti į esminius klausimus. Pirmas, ar mums patinka atominė energetika? Ne energetikai atsakys, politikai atsakys į šitą klausimą. Ar mums patinka atominė energetika? Kitas, ar mes norim vystyti anglį, dujas ir visą kitą?
Ar mūsų tikslas atsinaujinantis, nesvarbu, kad tai bus brangiau. Viskas, tai tada politikai pasako kelias dedamasias, tada energetikai sudeda strategiją jau pagal jas. Mes bandom atspėti, ko nori politikai, ko nori energetikai ir po to gaunasi politinė diskusija. Dėl to sakom, kad gerai, padaro energetikai strategiją, kaip mato, einam pas politikus, jie tegul pasako, ko jie nori iš energetikos. Ir tada tegul kelia rankas ir balsuoja Seime už tai. Tokia logika bus žymiai atsparesnė, nes jinai turės politinį pagrindinį. Bet tas klausimas dėl gamybos, mes visi matom, trūksta gamybos, bet sprendimo priėmimas nėra toks paprastas. Tai ir tada atsiranda ir trečias opcijas - laukti ir žiūrėti ir taip toliau ir taip toliau. Gerai, ačiū už atsakymą, kadangi dabar iš tikrųjų neturime labai daug laiko, tai paprašysiu trumpai atsakyti porą klausimų, tai kadangi štai temai aptarėm ir VAE projektą, ir Astravo elektrinę, taip pat dar norėčiau, kad būtų aptarta atsinaujinanti energetika. Tai kaip žinome, šiuo metu jau yra pasiektos užsibrėžti tikslai, kiek mes megavatų turime instaliuotos galios vėjo energetikų ir saulės energetikų. Tai pirmas klausimas, kaip bus padidinama vėjo energetikos kvota. Taip pat, o antras klausimas, tai atsižvelgiant į tai, kad pagal Lietuvos energetikos įstatymą, energetikos strategija yra ilgalaikis dokumentas, kuris numato energetikos plėtrą per 20 metų. Žvelgiant į pasaulinės tendencijas, matoma, kad yra daug kur numatyta vystyti jūrinę vėjo energetiką. Tai kokia situacija yra Lietuvoje? Būtent antras klausimas būtų, kokia yra situacija Lietuvoje su jūrinės vėjo energetikos vystymu. Tai atsinaujinančių mes šiais metais turėsim 500 MW vėjo ir 60 MW saulės. Vėjo esame numatę ir jau energetikos ministerija atsinaujinančių vystymo programą yra įrašius, kad sausumoje dar vystyti 250 MW. Tai iš viso 750 būtų? 750 viso, tik šitos 250 vystyti subsidijų pagalba, o ne paramos schemomis kitomis. Tai viepas turėtų mažėti šitoj srityje. Dėl jūrinio vėjo, tai jūrinis vėjas Lietuvoje irgi yra įmanomas, kadangi mes netiek daug turim tos Baltijos jūros pakrantės, yra 500 km2, kuriame tas vėjo energetika galėtų būti vystoma. Mūsų sprendimas buvo toks, kad turėjom du pasirinkimus. Vieną, atidaryti tą visą lauką privačiom įmonėm ir privačios įmonės atliktų poveikio aplinkai vertinimą, bet grubiai sakant, taip darydamas jos kaip Klondaikė, tie aukso ieškotojai užsiimtų savo teritoriją, nieko daugiau ten neįsileisti. O ar nebūtų galima, kad būtų kartu vystoma tas būtent žvalgyba, bendrų kažkokių interesų įmonės, kur yra ir valstybinė, ir privataus kažkokio kapitalo? Mes paprasčiau nusprendėm, kad visą plotą išžvalgys valstybė. Valstybė nuties kabelį į jūrą, valstybė paruoš visą tą lauką ir tada paskelbs konkursą, kuriame galės dalyvauti visi, kas nori. Ir aišku, kuo mažesnėm kainom ir kuo mažesnėm subsidijom. Tai įstatymas šioj pavasario sesijoje turėtų būti priimtas įstatymas dėl tokios struktūros. Aišku, ačiū. Tai ir paskutinis klausimas mano būtų, kaip jūs kaip energetikos ministras, kaip manote, kokių veiksmų galėtų ar turėtų imtis jaunimas, kuris nori realizuoti save ir kaip jis galėtų prisidėti prie bendro Lietuvos energetikos vizijos formavimo? Tai kiekvienam jaunuoliui nenurodysi, ką jis turi daryti. Aš geriau sakyčiau, jau kas iš jūsų pateksite energetiką, tai gerai, bet pirmiausia, kiekvienas turite susiformuoti kaip asmenybė, o kur jūs pateksite, tai čia jau kaip Dievas duos, jau čia niekas jums nenurodys. Jeigu aš būčiau žinojęs, kad aš būsiu energetika, tai būčiau tikrai nustebęs. Nereikia gyvenime, aš nežinau, bijau, kad atsakysiu kaip tik taip, kaip jums nepatiks, bet gyvenime labai 100% tiksliai žinot, kur tu nori būti, ne visada yra gerai. Dėl to, kad kai tu nusprendi, ko tu nori ir to dalyko sieki visom pastangom ir galiausiai pasieki, labai dažnai supranti, kad tau ne to reikėjo. Bet jeigu tave kažkaip tai veda gyvenimas į kažkokią sritį, jeigu tu savo ego sugebi apriboti ir ne jis tau komanduoja, ko tu nori, o tavo pasirinkimą lemia tavo draugų patarimai, tavo dėstytojų patarimai, tavo tėvų patarimai, kurie mato tavo geriausias savybės ir kurie būtent tau pasiūlo, tie žmonės, kurie tavim rūpinasi,
ir savo pačią nuojautą, pasiūlo tas rytis, kur tu gali geriausiai pasirodyti, kur tu geriausiai tinki atstovauti, tik tokiu būdu tu realizuosi save. Na, jeigu duos Dievas ir tu atsidursi energetikoje, va tokiu būdu, natūraliu keliu keliaudamas per gyvenimą, tai tu tada ir padarysi, garantuoju, gerą darbą dėl to, kad tu pakliuvai į savo vietą. Bet jeigu tu pasakysi, aš būsiu energetikos ministras, nu, tai tada eisi tokiu keliu, kol pasieksi tą, kad jau rankos bus iki čia krūvinas, kad tu jau daugiau nieko nenorėsi daryti ir lygiai tą patį darysi, būdamas ar ministru, ar daryti, būdamas energetikai. Tai aš labai džiaugsiuosi, jeigu kuo daugiau jūsų pakliusi energetiką bet savo natūraliu keliu, nedirbtinai. Nereikia mums, žinot, dabar pasižiūrėjus, kur didžiausi konkursai universitetuose. Ekonomika, medicina, tai yra tie dalykai, kur žmogus vėliau gali turėti komfortabilų gyvenimą. Žmonės renkasi komfortabilų gyvenimą. Pažiūrėkime prieš 500 metų, kokios populiariausios specialybės buvo. Aktorius, muzikantas, dailininkas. Kodėl mūsų visi Lietuvos talentai eina į ekonomiką ten, kur gali uždirbti pinigų. Pasaulis nėra vienalytis, be meno, be kultūros, be knygų, be filosofijos mes neturėsim visapusės valstybės. Mūsų geriausi visi talentai dabar nueina. Aišku, su manim džiaugčiausi, jeigu nueitų energetika, bet aš labai džiaugčiausi, jeigu daugybė talentų nueitų į kitas rytis. Ta pati meną, kultūrą ir taip toliau. Turi žmonės pasklisti ne pagal ekonominę naudą, bet ten, kur jį kviečia, kur jo talentai yra, kur jo stiprybė yra. Taip, kad nereikia bijoti, jeigu nežinau, netapsite ne ekonomistais, ne fizikais, o aktoriais ar menininkais, ar nežinau, ar darbininkais. Koks skirtumas? Svarbu ne ką darai, bet kaip darai. Yra labai gera patarlė, man yra įstrigus vieno poeto, kad rašyk atsargiai ir gražiai, dėl to, kad gerai daryti darbus yra svarbiau negu juos daryti. Tai kur be būsite, geriau darykite tuos darbus gerai. Ir tai bus svarbiau, negu jūs būsite ar ministru, ar kuo jau geriau geras batsiuvys, negu blogas ministras. Gerai, ačiū atsakymą. Tai ar yra dar klausimų iš auditorijos? Tai gerai, prašom. Nedingo, Saulės dar numatyta 10 MW įrengti Lietuvoje. Būtent tie 2000 projektų, kur aš pačiu prašiau minėjau, yra numatyta, bet Saulės vis dėlto dar per aukšti kaštai. Saulė vis dėlto, nors kalbama, kad Saulė greičiau vystosi negu vėjas ir tikėtina kažkada vėją aplenks pagal savo savikainą, bet Lietuva nebaisiai daug pas mus tos Saulės yra. Taip, kad Saulė ne ta. Saulė įdomi būtų, jeigu ją galėtume jungti su geotermija. Aš manau, čia yra perspektyvis rytis. Nes Lietuvai reikia šildymo, geoterminė reikia elektros ir Saulė šviečia dieną ir per dieną galima namuose prikaupti tiek šilumos, kad būtų ir visai nakčiai. Tai Saulė maišant su geotermija, manau, galėtų būti visai neblogai. Ne, geotermija turi tą, kurią galima visur vystyti, ir Vilniuje, ir kitur. Kur yra geoterminis šildymas? Jis pats nėra pigus, bet jeigu dar duot subsidijas visam šitam projektui, galiausiai jis galėtų apsimokėti. Tai va tokią paketą matyčiau kaip apsimokamą. Gerai, tai šiandien būtų tiek. Mes norėtume atsidėkoti diskusijų dalyviams. Tai Vilniaus universiteto jaunų energetikų klubas dėkoja gerbiamam energetikos ministrui Rokui Masiuliui už tai, kad suteikė mums galimybę pasimokyti ir prisidėjo prie naujos energetikos kartos ugdymo. Ačiū. Ačiū. Taip pat turim padėką daktarui Laurynui Juodžiui. Irgi dėkojame, kad atvykote, kad užklausėte svarbius klausimus mums, padėjote mums ruoštis šiai diskusijai, galvodami klausimus. Ačiū Jums.
Taip pat norėčiau padėkoti visiems kitiems prisidėjusiems prie šios diskusijos įgyvendinimo, tai ponui Rokui Žilinskui, dekanato darbuotojams, dėstytojui Kęstučiui Arlauskui, visiems savo kolegoms iš jaunų energetikų klubo, kurie prisidėjo, padėjo darbuose, kur reikėjo suorganizuoti, tarkim, visus techninius dalykus. Ačiū Jums. Taip pat mes tęsime savo paskaitų ciklą ir dar esame numatę 3 renginius. Tai kitas renginys vyks kovo 8, jame turėsime svečią iš Lenkijos, kuris kalbės apie Lenkijos elektros rinką. Maloniai kviečiame visus dalyvauti. Ačiū, kad atėjote, išklausėte ir kad aktyviai dalyvauti diskusijoje.